Labadiena, merginos. Sveiki mūsų klausytojai. Šiandien mes turim ypatingą svečią. Tai labiausiai ypatinga man. Tai yra mano mama Valdonė. Labadiena visiems. Ir man tai yra didelė garbė su jumis susipažinti. Pasakysim auditorijai, kad pirmą kartą matomės, bet tikrai nekantrauju labai daug apie jūs sužinoti. Iš tikrųjų, tai mūsų klausytojai atrodo jau, kad mus tikrai gana gerai pažįsta ir jūsų spėjimai, žinokit, buvo tikrai tokie taiklus. Kai mes paskelbėm, kad į mūsų studiją ateis svečias, tai buvo tokių, kurie spėliojo, kad tai bus mano mama, bet kadangi šitas podcastas išeis truputį vėliau, tai žinokit, tie, kas spėjot, kad bus mama, neatspėjot tada, kada buvo Beta, tai atspėjot. Bet jau buvo planuose. Bet jau buvo labai arti tiesos. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad mano mama sutiko pas mus šiandien pasisvečiuoti. Ir mes tikrai turim apie daug ką pakalbėti. Tai pirmiausia, pristatysiu savo mamą. Turbūt čia pirmas kartas, kai pristatyti mamą reikia. Tai iš tikrųjų mano mama yra profesionali pianistė, pedagogė ir pakankamai sėkminga verslininkė, sakyčiau. Ir mano dešinioji ranka, čia yra pagrindinė profesija. Mano pusė smegenų pusrutulio, žodžiu, valdo mano mama. Tai labas mama ir sveika atvykusi iš La La Lando. Labadiena, mergaitės. Tikrai labai džiaugiuosi, galėdama sudalyvauti jūsų šitam naujam projekte. Aišku, aš kaip mama linkiu labai didelės jums sėkmės ir labai tikiuosi, kad po šio epizodo jūsų reitingai nenukris. Prašau, baikit, įsivaizduok, jeigu bus tik tai 100 peržiūrų, sakau, nu, nejuokauk. Visi tave, žinok, labai laukia ir aš tai labai puikiai žinau, nes, žinok, mano Instagramo peržiūros visą laiką padvigubėja, kaip pas mane mama atvažiuoja. Tai reikia, kad tu taip labai dažnai kursuotum, tai man algoritmas kyla. Nes gera energija, jūs šypsotės, atsipalaidavusi. Aš manau, kad tikrai turėsite žmonėm ką papasakoti. Iš tikrųjų, aš gal ir pradėsiu su pirmu klausimu, nes aš nežinojau iš tikrųjų, kad jūs esate profesionali pianistė. Žinau, kad Neringa yra muzikantė, aš irgi esu baigusi muzikos mokyklą ir irgi mano profesija buvo groti pianinu, bet tik 8 metus. Tai man tikrai bus labai įdomu išgirsti jūsų istoriją, kaip ten atsiradote toj muzikoje, koks buvo jūsų kaip pedagogės kelias. Tai galbūt galite papasakoti pradžią ir įsivaizduoju, jinai tikriausiai dar buvo prieš Neringą. Tikrai viskas prasidėjo nuo mano vaikystės, kadangi mano pačios šeima yra labai muzikali. Mano tėtis iki šiol jisai dalyvauja įvairiuose renginiuose, jisai groja keletą kolektyvų, o mano tėčiui šiais metais sueina 85 metai. Wow. Tai įsivaizduokit, kokioje aš muzikalioj šeimai augau. Ir tas mano kelias, tiesiog tai, aš sakau, žmogus gimsta ir atsineša savo kelią. Tik svarbiausia žmonėm yra surasti ir pažinti tą savo kelią. Nu tai va, tai mano pati pradžia buvo tai muzikos mokykla, įvairiausiai konkursai. Aš maža daug kartų dalyvaudavau pianistų konkursuose, tai Balio Dvariono konkursas, esu dainavus ir dainų daineliai. Tai va ir taip truputėlį po truputėlį aš augau ir kai atėjo laikas rinktis, tai net nebuvo tokio klausimo, ką aš studijuosiu. Tai aš įstojau į Šimkaus muzikos konservatoriją ir ten baigiau fortepijono klasę. Bet aš tai, kiek žinau, pas mus apskritai šeimoje arba gal tais laikais muzikos mokykla buvo kaip kokia religija. Tu eini mokyklą ir būtinai buvo kažkaip tais tokie ilga laikai buvo, ar čia tik tai mūsų šeimoje, tai buvo man toks vaizdas, kad mama yra užaugus ir gimus Kretingoj. Tai ten kažkaip buvo labai populiaru gal stoti muzikos mokyklas, kaip buvo ten? Nežinau, gal čia labai priklauso nuo šeimos. Manau, kad nuo šeimos, taip. Jo, mano rate tikrai labai daug kas mokėsi muzikos mokykloje, tarp kitko, taip man keistai sakyti, mano laikais, bet tikrai mano laikais buvo labai didžiulis konkursas įstoti muzikos mokyklą. Tai va, tai čia nebuvo taip, kad sugalvojau, noriu stoju ir priims. Susimokėjau, taip. Ne, tikrai ne. Tai va, buvo ir prisimenu aš pati tos savo pirmosius egzaminus, kaip aš ėjau, laikiau tos egzaminus, kaip mus priėmė muzikos mokyklą, bet juokingiausia buvo. Žodžiu, aš jau įstojau į 1 klasę, kadangi buvau visada per egzaminus pasižiūri rankutės. O mato, čia geros rankos, šitas vaikas bus tikrai geras pianistas. Gavau labai labai gerą mokytoją, bet aš kaip vaikas nesupratau, kad ten yra mokykla. Ir žodžiu, prasidėjo jau rugsėjais, spalis. Aš einu į savo vidurinę mokyklą, o mano mokykla, muzikos šalia mokyklos. Ir aš noriu, neinu į
į tą muzikos mokyklą. Man nepaaiškino, kad ten yra normali mokykla. Nu, praėjo gal kokią pusę metų ir tėvai gauna kvietimą atvykti į susirinkimą pas direktorių. Ir mano tėtis toks laimingas eina, galvoja, gal čia pagirų. Jo, čia tokia mergaitė gabi, čia pianistė ateina ir direktorius sako, jūsų vaikas nelanko muzikos mokyklos. Ten taip pasakė. Ir aš nežinau, kaip ten gavosi, bet kad su manim tėvai kalbėjo ir jie suprato, kad aš nesupratau, kad ten yra normali mokykla. Tai ką padarė? Mane paliko 2 metus 1 klasiai. Aš kartojau kursą ir nuo tų sekančių metų, kai 2 metus pasidėjau 1 klasiai, aš kadangi jau kartojau kursą, aš buvau pati gabiausia, pati gudriausia ir nuo to prasidėjo mano tas toks gražus sėkmingas muzikos kelias. Bet ta pradžia tokia buvo labai juokinga. Tai gal, žinai, būtum... Žinai, kaip būna kartais tėvai nori per anksti išleisti vaikus į mokyklą, galvoja, čia mano vaikų jau laikas, jis jau ten skaičiuot moka, jūs ten ir paprastą mokyklą matau, kad būna tokių, žinai, variantų, kad labai skuba tėvai išleisti į mokyklą ir labai bijo, kad, o Dieve, kaip čia dabar bus, čia vaikas kartos kursą, tarsi jisai negabus ar nemoka, kažko nesupranta, bet kaip gali gauti dar geresnis scenarijus, kartais pakartoti nėra tai blogai. Tai aš iš tikrųjų pasakysiu, čia galbūt ir net galbūt neetiškas ir nelegalus dalykas, bet dažnai, kai žmonės atvažiuoja iš Lietuvos, iš mokyklų, pavyzdžiui, ten į futbolą žaisti ar krepšinį, visada prašo, kad Amerikoje dėl anglų kalbos juos dėtų į žemesnę klasę, todėl kad jie ir sportiškai bus daugiau pasiekę, nes jie žaidžia su savo klasiokais, bet tu jau ir fiziškai, žinai, esi didesnis, geriau tą krepšinį žaidži ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, nes ir gabesnis esi, bet ir kaip ir jūs minėjot, kai tu jautiesi, kad tu žinai, kad tu gali kažką ten pasiekti, atsiranda kažkokia tai vidinė motivacija. O kada sakykit, jūs supratot, kad tai bus jūsų kaip profesionalės kelias, o nebuvo tik tais, kad einu į mokyklą ir tai yra mano hobis? Tais mokyklos laikais aš lankiau ir krepšinį, lankiau ir muzikos mokyklą, šiaip buvau labai aktyvus vaikas. Ir buvo vienu momentu sprendimas, kurį kelią man pasirinkti, nes aš esu tokia labai ištverminga. Ir kai mes bėgdavom krosą, tarkim, būdavo kroso varžybos mokyklose, man ir brolis, ir mokytojai sakydavo, nu jinai kai zuikis. Kokiu tempu pradeda, tokiu ir užbaigia. Aš labai greita. Tai va ir buvo tikrai vienas momentas, kad mes šeimoje sėdėjom ir sprendėm, ar man pasukti į sporto kelią, aš labai gerai krepšinį žaidžiau, nes buvau aukšta, liekna, tokia... Matau, atletiška, ar man pasirinkti muziko kelią. Ir prisimenu, tėtis sako, žinai, tos sportininkis užaugo tokios didelės, tokios nenuveikia. Aš sako, tegu šitą mūsų mergaitę groja. Tai ir viskas. Ir kažkaip taip automatiškai gavosi, kad aš įstojau į Šimkaus konservatoriją, baigiau konservatoriją. Ir šiaip aš esu toks žmogus, kur pagalvoja labai daug žingsnių į priekį. Tai kai baigiau muzikos atlikėjo specializaciją įgijau, dirbti mokytojų, būnant atlikėjų negali. Tai aš stodama į muzikos ir teatro akademiją jau, kaip čia, nespecialiai, bet taip numatydama kelius žingsnius į priekį pasirinkau ne atlikėjo specializaciją, o pedagogikos. Ir šiaip tai buvo labai teisingas žingsnis, nes studijuojant pedagogiką gauni labai daug žinių apie vaikų auklėjimą. Tai yra vaikų psichologija, tai yra pedagoginė psichologija. Ir kai manęs kartais paklausia, kodėl tavo vaikai tokie yra geri, aš niekada su jom abiem, nes pas mane yra 2 dukros, niekada aš neturėjau jokių problemų, jokių ten kaprizų. Galbūt todėl, kad aš turėjau labai geras žinias. Ir sako, vaikų auklėjime, tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, tarkim, vaikai nemėgsta valgyti. Ir tėvai dažniausiai sako, oi, ateik valgyti, jau ateik valgyti. Aš niekada taip nesakydavau. Neprisimenu, kad mama vertė valgyti. Jo, niekada. Aš, jeigu jau reikėdavo valgyti, aš jų klausdavau. Neringutė, tu valgysi iš raudonos lėkštės ar mėlynos? Nes jau strategija žinotas. Ir jinai sakydavo, aš valgysiu iš raudonos lėkštės. Tai va, visame auklėjime reikėtų klausimus vaikam, juos auklėti taip
iš kitos pusės užduoti tą klausimą. Tai va, ir aš niekada neturėjau problemų su jom. Bet aš prisimenu, kai sesė auga, žinai, nes tarp mūsų 8 metai skirtumas, tai iš tikrųjų sesė mano visą laiką buvo laiminga, visą laiką šypsojosi. Kažkaip tikrai kartais kaip aš turiu kelias draugų kategorijas, kur vieni labai vargsta, kiti visai nevargsta, gal čia ir požiūrio dalykas. Ir aš irgi tų baimių labai turiu daug dėl tų vaikų ateityje ir visa kita, nes čia iš visai kitas pasaulis, taip kaip auklėjime ir kokios yra problemos. Ten tokios problemos, kur net į galvą neteina ten priklausomybės, depresijos, ten visokie padidėję hiperaktyvumai ir visokie tokie dalykai. Man buvo ten 15 metų net negirdėti. Dabar turim tokių problemų. Tai mama visą laiką mane guodžia, nu tu nejuokauk, nu geri tie tavo bus vaikai, nu tai ką tu čia kalbi. Ir iš viso sako, atvažiuosiu pas tave. Tai va, tai aš prisimenu, kad mama tikrai labai mokėdavo gudriai apžaisti. Aš gerai pamenu, kaip tu apžaisdavai sesę, kai eidavom į parduotuvę, nes vaikai labai daug kaprizinasi, žodžiu, kaip eini į parduotuvę, jie nori viską pirkti, saldainius ten tempti ir vienu žodžiu. Ir aš labai gerai prisimenu tą taisyklę ir galvoju, va šitą tikrai taikyčiau ir su savo vaikais. Prieš einant į parduotuvę susitarat su vaiku. Nevesti jo, kur ten tas Disneylandas. Taip, ir ten sakyti ne prie kiekvienos alėjos. Ir ten šitam ne, o paprašyti, kad, susitarti, kad būtų vienas arba 2 daiktai. Ir Gintarė, aš prisimenu, turėdavo savo tą, žinai, mažą kartą su ta vėliavėlė ten iki parduotuvė, kur mes ten įdom. Sorry, čia pareklamavom iki. Bet ir jinai važiuodavo su to vežimėliu ir ten jinai žino, kad reikia išsirinkti tik tai kažkiek tais 2 ar ten 3, aš nežinau, ir jinai jau ten svarsto, ar čia šitą, ir toks irgi įdomus galvosūkis vaikui. Tai va, tai tų tokių triksų mama tikrai, aš ją auginant jau sesę, ant savęs aš nepajaučiau, kaip nebuvo, kad mama gera psichologė, žinai, bet ant sesės tikrai pastebėjau, kad buvo tų tokių, žinai, gerų momentų, kaip pat jinai apžaisdavo. Jo, tai svarbiausias dalykas auklėjant, auginant vaikus yra susitarimas. Visame kame. Visą laiką reikia susitarti. Ir dar kita taisyklė. Aš niekada vaikam nesakydavau ne. Tarkim, jau susitarėm ir sako, tarkim, noriu dar papildomai. Ir aš vis laik sakau, pirksim, rytoj. Tikrai pirksim. Ir mama niekada. Ir žinai, vat, pavyzdžiui, būdavo taip. Bet paskui aš mamą gudraudavau. Aš mamą gudraudavau, nes mama niekada nesakydavo ne, o aš visą laiką sakydavau, einam pažiūrėti. Tu sakydavai, mamytė, tada buvo labai Mango parduotuvė, labai populiari. Mango gavo naują kolekciją, kiek tau ten gražių rūbų, aš ir tą mačiau, ir kelnes mačiau ten, ir tą tau labai tiks. Ir mes nueinam į Mango pasižiūrėti tų rūbų, ir jinai man jau taip atneša tos rūbus, kurie čia man tiktų, man ten 2, ir savo atsinešau kokie 10 ten. Ir mes matuojamės. Ir kaip man, ir gal ir net nereikia ten tų kelnių ir gaunasi taip, kad mes išeinam iš parduotuvės, bet nuperku viską neringai. Žodžiu, apsukai mama, jos strategijos. Tai aš prisimenu tą pažiūrėti, šitą tikrai prisimenu, ir tą taikau vyrui visą laiką dabar. Einam pažiūrėti, o išeinu žinai. O paskui dar buvo tas, kad kai mama sakydavo mane, kad ten pagalvosim, man, žinai, labai patiko, kad jinai man leido fantazuoti. Ten tokius kosmosus ir aš dėl to, žinok, tokia užkietėjus svajotoja. Ir jūs vesdavo ant kelio tikriausiai, netose pokalbiuose. Dar ir aš norėčiau to, mama, o gal mes ten galim, kada, žinai, jinai suteikia tokią viltį, bet tai nereiškia, kad tai bus. Bet, žinai, aš prisimindavau, bet mama sakydavo, neduok tu Dieve, aš pažadėsiu ir pasakysiu, kad bus, prisiminsiu viską, kiekvieną žodį. Tai va šitas. Bet santykių prasme tai buvo labai, sakyčiau, gal geras dalykas, nes nesukeldavo jokio konflikto ir jokio kaprizo gal. Kokia aš ten buvau, kai aš prisimenu, ten
12-13 metų, aš nelabai jau ten prisimenu, bet bent jau paauglystėje tai labai tas pasiteisino, kad nebuvo, žinai, to, nepirksiu, neduosiu, nedarysim, žinai, ten ir taip toliau. Ten, gal tas toksai, žinai. Atrodo, tada... kaip padaryti kažkokie tai rėmai, kur yra tos taisyklės, bet jūs leidžiat pati į tą vaiką taip ir nuspręsti, paklausti. Jos nejausdavo tų taisyklių, pas mane tikrai. Ne, mama turėjo jo, kai reikėdavo griežtai, tai būdavo labai griežtai. Dar vienas dalykas, ko tu negalėdavai padaryti. Ar tu žinai ką? Galvoju dabar. Tu negalėdavai meluoti. Manęs neįmanoma apgauti. Taip. Neįmanoma. Tai vieną kartą su draugė norėjo kažkur išvažiuoti. Aš žinojau ir bandė pasakyti tėtei. Ir sakau, man parepetuok, ką tu jam sakysi. Ai, nes žinom, kad neišleisiu, ne? Tėtė, ir jinai man sako, kaip jinai sakys tėtei. Tėtė, aš važiuosiu pas savo draugės močiutės jubiliejų kažkur ten. Klausyk, sakau, tu sakyk paprastai. Sakau, čia juokinga. Per daug detalių, kad atrodo. Prie ko čia ta močiutė kažkoks ten jubiliejus? Paprastai, ką nors. Kuo paprasčiau, įtikinamiau, tuo lengviau. Bet čia buvo pas mus susitarimas. Man būdavo geriau viską žinoti, negu kad jinai man meluos. Visur aš išleisdavau, bet kaip ir sakiau, buvo tam tikros ribos. Tai ir aš prisimenu, kai prasidėjo tos pirmosios kavinės, kiek būdavo pasikalbėjimų tų taisyklių. Visada įduodavo, aš kaip dabar prisimenu, 25 rublius. Dar buvo, ar litai? Litai. Čia ne tavo vaikystė, mano. Jo, 25 litus. Ir būdavo taisyklės, atėjai į kavinę, niekas nieko tavęs negali niekas vaišinti, viską perki pati, jau baigėsi tas vakarėlis, išeini iš kavinės, išsikvieti taksi, pasižiūri numerius, įlipus į taksi man skambini, mamytė jau grįžtu, taksi numeris toks ir toks ir toks. Aš netgi bijodavau, kad tarkim, įlipus į taksi kažkur nenuvežtų. Tai vėl pas mus buvo labai tokias... Buvo tie laikai, žinai, kai dar... Aiškios, paprastos taisyklės. Niekas tavęs neveža namo, niekas tavęs nevaišina, jokių kokteilių. Kiek tau reikia pinigų? 25. Kiek jūs suteikėt? Taip. Ir turėtų užtekti. Tai nes buvo tie laikai, kad vaikai savarankiškai visur važinėdavo. Ir dabar Lietuvoje taip yra. Čia mes nematom. Sesuo mano tai ne, jau sesė visur vežiojo, bet aš prisimenu mano pirmas išvažiavimas, mama mane išmokė, kai aš stojau į muzikos mokyklą. Aš jau, mane išmokino, kaip kokį troleibusą įlipti, kur išlipti, kokią stotelę ir taip toliau, nes nebuvo tėvam tokių galimybių taip vežioti, nes tėvai dirbantis buvo. Tai visai buvo kiti laikai. Taip, pas mane irgi taip pirmoji klasė, aš eidavo, mane išmokino mikriuką stabdyti, žinai, ir ta prasme, mes čia kalbam. Čia yra, tu įsivaizduoji dabar savo vaiką, taip, čia yra. Ta prasme, prie perėjos pasako, kur ten reikia tiksliai atsistoti, dargi turi žinoti, ten 37 man iš Šilainių važiuodavo į muzikos mokyklą. Nes aš noriu eiti, mama negali manęs ten nuvežti ir ten, atsimenu, man atrodo, 2,5 lito kainuodavo mikriukas ir ten gal 50 centų su autobusu važiuoti. Ir aš stoviu prie perėjos ir stabdau ten tą mikriuką. Po to nedrasiausia dalis būdavo pasakyti, prie kokios stotelės sustoti. Ten jisai, ką sakei, garsiau kalbėk. Jo, ir man toksai stresas pastoju su ta kuprinė. Taip, tai žinok, aš buvau sugalvojusi, labai gudriai, galvoju, mama čia davė 2,5. Jeigu aš grįžčiau namo su autobusu, man lieka tas ten litas 50 nusipirkti kažką skanaus. Ir aš netyčia įlipau į kažkokį autobusą, kuris ne į tą pusę tiesiog važiavo. Ir mane nuvežė prie aklųjų kombinato. Ten prie Hipermaximo, man atrodo, vadinasi. Ir aš išgirdau tą žodį, kitą stotelę, aklųjų kombinatas. Ten ne mano rajonas. Aš išgirdau aklųjų, kur čia į mane ligoninę kažkokią atvežė. Kaip aš skodžiau iš to autobuso, ėjau į Hipermaximą kažką nusipirkti, galvoju kažką dar, kažkas išeis, man dar grįšiu. Ir man į groteles įkrito mano tas litas. Ir aš dabar neįgrįžti galiu, telefono neturiu, tai stabdžiausi nepažįstamą žmogų, kažkokią moteriškę, ten, kur taip yra tokia tvarkinga atrodė. Jau gal galit mano mamai paskambinti. Ir ta prasme, mes čia kalbam apie žmogų, kuris buvo tokio dydžio, su didžiausia kuprinė. Tai mama metė visus darbus, atvažiavo paimti. Nuo to laiko nebeeksperimentavau visą laiką su mikriuku, bet taip, čia man buvo 9 ar 10 metų, ta prasme. Bet tu nebijodavai išleisti mane? Bet tavęs ne. Gal todėl, kad pirmagimį, nežinau kažkaip. Bet kas liečia Gintarę mažąją,
Tai su neringa būdavo toks susitarimas. Tarkim, išvažiuoja neringa į kelionę, jau buvo didesnė. Ir kai mes susiskambinam, pirmas sakinys, kad turim pasakyti, Gintariai viskas yra gerai. Mes paniškai bijojom, kad jei kažkas neatsitiktų. Tu prisimeni? Pas mus būdavo susitarimas. Esu vieną kartą pamiršus sesę pasimti iš darželio. Čia kaip vaikus įdarbina auklėm būt. Tai aš ir buvau, taip. O tau nėra buvę? Man, kaip mama supyko, tada aš nepamenu. Pirmą kartą, tą vienintelį kartą gyvenime prisimenu tave tokią supykusią ant manęs. Nu, tu įsivaizduok vaiką, bet kiek tau metų buvo? Kuriuo čia metu buvo? Aš galvoju, tai jeigu Gintarė gimė, kai man buvo 8, tai jinai darželį ėjo... Tik nuo 3 metukų jinai pradėti, jeigu buvo kokių 5 metų. 11-12 turėjo būti. Bet pas mano mamą lygiai taip pat kaip ir pas jūs buvo. Pirmagimė eina drąsiai, leidžia, stabdosi mikriukus. Dabar aš turiu sesę, kuriai yra 12 metų. Dabar mano mama jos net vienos namuose nenori palikti. Nu, visų pirma, Amerika, bet aš žinau, kad ir Lietuvoje taip pat būtų. Ir aš nežinau, kaip taip skiriasi, todėl kad šiaip dažniausiai sako, kad mamos labiau atsipalaiduoja su antru, trečiu, ketvirtu vaiku. Gal buvo tokie laikai, kad visi kažkaip, nu tai čia buvo 90 laikai. Tai ten... Gal nežinojom apie tos pavojus? Jo, kažkaip gal kitaip buvo, ar ne? Bet mano psichologija, mano supratimo, aš ir vyrui sakydavau, kad neringa yra, kad tarkim, kai gimė mūsų Gintarė, aš sakau, nepaverskim savo vaiko auklę. Vaikas gimė mums. Neringa turi savo drauges, savo gyvenimą, jinai turi žaisti. Ir aš nelabai prisimenu, kad aš liepdavau. Nu, gal ten būdavo labai retai. Nebuvo taip, kad aš ten auginau. Jo, bet būdavo, kad ten paprašydavo, bet neprisimenu, kad ten būdavo užkrauta žiūrėti. Taip, kad pavežiok čia lauke biškį. Ten kol žinai, padėk merliuką kažkokią. Jo, nebuvo taip, kad valgyti turi daryti, kaip anksčiau ten vaikai būdavo. Bet tu auginai savo sesės brolius. Mano mama taip pat. Ir jūs patys augot. Jo, nes aš esu iš 5 vaikų šeimos, aš esu vidurinė, 3 vaikas ir po manęs gimė dar 2. Tai mes tie 3 didieji auklėjom tos 2 mažus ir aš kartais tėvams sakau, nes jie tokie pasiutė ir užaugo. Va, sakau, čia mūsų auklėjimo rezultatas. Vat, jūs, kai auklėjot mus, tai buvo griežtai, disciplina, tas ir tas. O paskui jau mes buvom didesni, nu kaip aš buvau 5 metų, kai gimė brolis. Tai buvo vienodos pareigos. Niekas man jokių išimčių nedarė, bet kai jie užaugo tokie išlepinti, nu tikrai išlepinti, man sakau, mėgaukitės, turim rezultatą. Bet vaikus aš manau, kad taip turėtų auklėti ir auginti tėvai. Tikrai tėvai. Ir aš ir savo ir sesiai, nes mes, kadangi iš tų 5 vaikų, visada sakau, kad tu vaiką pasigimdai. Ir man keiščiausia, kad žmonės sako, o Jėzau, augo, jisai dar koks mažas. Tėvai turi mėgautis visų to procesu. Ir tu vaiką pasigimdai ne savo kaip tarna, kaip dar kažką ten atnešk, paduok, išvalyk. Ne. Tu užaugini ir nesisavink jo. Mėgaukis pačiu procesu. Ir vyrui sakydavau, jisai dirba pinigai. Sakau, tu nepastebėsi, kaip jos užaugs. Kol jos mažos, myluok, čiučiuok, žaisk su juo. Čia darbas ir darbas. Ir viskas, ir jisai dirbo, ir jisai praleido tą momentą. Aš tai su juom. Mama tai visur, žinok, visur. Ir aš taip džiaugiausi tuo visų procesu. Ir, pavyzdžiui, kai gimė Gintarė, mes sakydavom, ne, oi, kaip jinai neaugo. Jau jinai užaugo. Ir aš dabar, bet Gintarė buvo iš vis mūsų tokia išmyluota, iščičiuota. Jinai netgi 18 metų ateidavo pas mane ant kelio apsikabinti. Aš sako, noriu prisiglausti, pabūti su tavim. Tai čia ir yra ta meilė. Ir aš tikrai žinau, kad jinai taip augins savo vaikus. Nes taip augino mane mama. Aš pati prisimenu, kaip aš atbėgdavo ant kelio. Ir dar kitas momentas, ką aš pati labai prisimenu iš savo vaikystės, kaip mus mama budindavo. Niekada nebūdavo užsukta žadintuvas, kad ten suskambėjo ir jūs kelkitės. Jinai ateidavo ir glostydavo veidą, jau kelkis, jau rytas, jau kelkis. Ir aš, pavyzdžiui, jos, kai augdavo, kai reikdavo vesti darželį, aš jas miegančias apsirengdavau. Žinau, kažkaip dabar prisimenu, kaip man mama miegančiai dėdavo kalgotkės. Jo, aprengdavau. Kalgotkės vadinosi. Pėdkelnes. Jo, aprengdavau ir jas, negaliu sakyti, kad jas nuneždavau, bet viską darydavau labai švelniai, labai mamiškai, todėl ir
užsiaugintų tuos gerus vaikus, bet reikia mėgautis pačiu procesu. Jas užauginai ir neprisirišti ir taip stengtis paleisti, leisti jom gyventi. Tu gali jom ten padėti, patarti, bet leisti jom ir pasirinkti ir žodžiu. Bet ta laisvė, jo, bet čia, žinai, taip nereikėtų, gal nenorim nupiešti, kad čia buvo kažkaip viskas labai tobula. Ne. Bet čia galbūt eina kalba apie ryšį, nes tas ryšys, aš visą laiką jaučiau tą, kad tėvams labai rūpi, kaip aš jaučiuosi. Ir aš nekartą esu pasakojusi ir viešai apie tai, kad aš mokykloje patyriau patyčias, kad tikrai mane labai bulino ir ten buvo tokia šaika bernų, kurie pastoviai. Tai nebuvo toks, kad ten mėtytų į mane kažką, bet tos replikos praeina dėl mano išvaizdos, dėl mano veido, dėl mano ten visko. Bet aš pasakau tai mamai viską, nes buvo tas toksai sukurtas komforto jausmas, kad aš galiu jai pasakyti, kad jai rūpi. Ir kartais man iš tikrųjų gal šiek tiek baisu dėl šios kartos tėvų, nes mes visi labai norim gerai gyventi, esam susikoncentravę į verslus, į čia tą building, viską čia, žodžiu, tie namai, sofos, brangios, daiktai ir visa kita, ir tas irgi yra labai svarbu. Ir tuos vaikus, aišku, augina jau su pagalba ir aš pati auginčiau su pagalba, bet kaip reikia va tą balansą rasti, kad daryti tai, ką ir tu nori daryti dėl savo gyvenimo, gyventi savo gyvenimą kaip mama, siekti savo tikslų, bet vis tiek skirti to kokybiško laiko savo tėvam, savo vaikam ir pastebėti, va, pavyzdžiui, prisimenu, tikrai mama ateidavo ir visą laiką klausdavo ten, nu va, kaip tavo ten buvo diena, kaip sekėsi ten. Nebuvo tik tai tas kalbėjimas pažiūrėti pažymių, kiek ten prisirinkai, žinai, šiandien dvejetukų. Ar savo atsakomybės, taip. Bet būdavo tiesiog tas draugiškas pokalbis ir aš prisimenu ir aš verkdavau ir pasakodavau mamai ir mama man ten stengiasi padėti ir sakyti, kad aš suprantu, ten ateis laikas, būsi didesnė, galbūt mes galėsim kažką padaryti ir aš prisimenu, mes ėjom ir ten aš jaučiau jos pastangas man padėti. Žinai, kad aš ten geriau jaučiausi ten savo išvaizdą ir visą kitą. Nu taip, aš ten nebuvau pati gražiausia mergaitė galbūt ir visą kitą, bet mes labai daug kalbėjomės ir va aš tą labai prisimenu, bet kai aš pažįsdavau kažkokias taisyklės, tai būdavo tikrai kitokie pokalbiai. Tai nebuvo čia, tu taip dabar jau pasakojau viską, aš galvoju, čia visi galvos, kad nu čia jau fėja mama. Bet buvo, žinai, tikrai jau kai prisidirbdavau kažką, gal nedaug buvo tokių momentų, bet tikrai būdavo tada ir bausmės. Bet kokios buvo nereigos atsakomybės ar jūsų vaikų? Kaip pasakydavo apie tos mokslus, ar mokykloje jos jau pačios žinodavo, kad turi gerai mokytis, kad, nežinau, apsivilkti savo ten sąsvinius, ten, žinot, būdavo ten tie įvilkimai. Tvarka. Prisimenu, tvarkos būdavo klausimai. Būdavo, ar ne? Aha, liepdavo mama tvarkinga. Bet mama tvarkinga labai būdavo, tai čia irgi tas toks iš kartos į kartą, tu matai. Bet kartais tu atsineši tos netvarkos, gal genuose, aš nežinau, kaip čia yra. Bet aš pamenu, kad tu man liepdavai tvarkytis kambarį, būdavo ten tos pareigos. Dabar Nerija paklausė apie mokslus, aš net neprisimenu, ar mes labai kontroliavom. Nu, kontroliavot. Nes yra tėvai, kurie nori, kad vaikai būtų tik pirmūnai, nesvarbu, kur jie labai gerai, bet kiti, kad mėgautumėsi, atrastum, kas yra įdomu, įdomu kaip iš tos pusės. Man kaip mamai buvo labai svarbu, kad mano vaikai mokėtų lietuvių kalbą. Ir nuo 7 klasės tiek viena, tiek kita lankė lietuvių kalbos papildomas pamokas. Nuo 7 klasės. Ir aš prisimenu, tiek Neringa, tiek Gintarė klasėje buvo vienintelės mergaitės, vienintelės mokinės, kurios rašydavo absoliučiai be klaidų. Bet mes turėjom nuostabią mokytoją. Juzė, tu prisimeni? Mane išmokė iš vis, aš prisimenu, kaip aš parašiau savo valstybinį egzaminą, tai buvo tik tai 2 mano, žodžiu, gramatinės klaidos visame ese. Aš buvau toks vaikas, kur duok man temą ir aš
žodžių ten išpilsiu tau 3 lapus. Nes ir fantazija mama skatindavo tavo ir dar priedo į tą lietuvių kalbos papildomą ir išreikšti savo mintis sugebėdavai. Taip, tai čia literatūra buvo mano stiprioji pusė, bet mes nekalbėkime apie matematiką. Jo. Čia skaudi tema. Bet Neringa buvo ta mergaitė, kur nuo mažų dienų kalbėjau labai gražiais, ilgais sakiniais. Aš prisimenu, jinai gal buvo kokių 5 metukų ir mes Palangoj kažkaip ėjom taku ir kažkaip išėjo kiek yra dabar valandų. Ir jinai kažkaip išgirdo ir mes žiūrinai pribėgo prie tokio vyro ir sako, atsiprašau dėdė, ar galite jūs man pasakyti, kiek dabar yra valandų? Ir jinai buvo kokių 5-6 metukų, tas vyras dairus, kas čia jau klausė. Nes jinai buvo tas vaikas, kuris kalbėdavo labai gražiais, ilgais, pilnais sakiniais. Jinai yra gimusi su ta iškalba, jinai tikrai gražiai kalba. Labai, labai. Ir dar prisimenu vieną momentą, jinai grįžo iš egzamino, gal tu buvai jau 3 kurse ir jinai sako, įsivaizduoji, parašiau egzaminą ten, nežinau, ar tu ten daug mokėsi, nesmė. Ir sakai, ir mano darbo, mano dėstytoja prieš visą auditoriją pristatė. Čia buvo viduramžių istorija, aš prisimenu. Jo, tai gal sako, aš prie turinio ir prisikabinčiau, gal ten trūksta, bet kaip parašytas tas darbas, yra pradžia, įžanga, temos vystymas ir pabaiga. Perskaitai darbą ir yra aišku, kiek tas studentas žino. Ir sako, aš už tą darbą įvertinu aukščiausių įvertinimų, nes, viskas yra aišku. Bet ten, žinau, buvo tokia komiška situacija. Mano kurse, aš nežinau, gal ten buvo, 100 studentų, bet ten buvo tikrai. Ir ta mokytoja, jinai buvo, ir dėstytoja, jinai buvo priskirta prie tų sudėtingų. Tai iš viso to kurso, tame egzamine buvo tik tai 2 žmonės, kurie gavo aukščiausią balą. Ir aš buvau viena iš jų. Ir aš čia nepasakoju, kad girtis, bet buvo labai tiesiog juokinga, todėl kad ten buvo daug protingesnių žmonių už mane, 100%. Ir aš tikrai nelabai rašiausi tam egzaminui, bet man ta paskaita taip patiko, jinai taip mokėdavo, žinok, papasakot, kad man nieko nereikėdavo ruoštis. Tu, man atrodo, pasakojai mūsų o egzaminus rašydavo, įsivaizduok, jie visi bijodavo, nes žinai, kai yra tie tiksliukai, kurie duok man užduotį, aš tau atsakysiu. Bet jau kai jam reikėtų sukurti kažką, iš vieno sakinio parašyti knygą, tai jam šakės. O čia buvo mano stichija. Ir duoda, žinai, ten, pavyzdžiui, sakinys ten viduramžių vienuoliai. Viskas. Ir tu rašai. Ir man, dabar duokit man pakalbėti. Ir aš ten žinai. Ir tu kaip supranti, tai yra tavo apskritai istorijos mokslai, tai yra kontekstas, tai nėra datos. Datas, kam neįdomu, tu turi gaudytis laikmetį, kas ten, žinai, vyksta. Bet čia yra ne viskas. Juokingiausia dalis, dėl ko tai yra juokinga, dėl to, kad aš jau tada buvau pupytėse, bet tau reikia pamatyti tų žmonių veidus. Čia jinai. Ir žinai, tas toksai, bet ten taip, žinau, komiška buvo. Tai aš prisimenu, mano ten tie mokslai, tai žinok, ten buvo tragedija. Ten visas kursas šnekėjo, kaip aš ten už mane kažkas laiko egzaminus, kaip aš ten nesimokau, kaip aš ėjau gintis bakalauro, buvo visiška tragedija. Ten, žinok, visi tik šnekėjo apie mane, kiek aš gausiu ir kad aš pati rašiau darbą ir ten buvo visiškas siaubas ir aš po to, žinok, po tos patirties užtat turbūt niekur nebestojau. Tai žinok, yra kosmosas ir aš suprantu, kad žmonės, mes visi esam, kaip pasakyti, tokie sutvėrimai, mes mėgstam ne tai, kad smerkti, bet, iš karto susidaryti nuomonę, uždėti etiketę žmogui. Bet ir prasta, žinai, niekas nepagalvoja, kad galėjo kokia tavo vaikystė, ką tu prieš tai veikiai, kad lietuvių papildomai ėjai. Visą tavo gyvenimą nurašo dėl to, kad tu esi ten kažkur, žinai, televizijoje, kaip sakant, dainuojasi, šaumenas ir visa kita. Ir niekas nežino, kad, tarkim, mano ten tėvai yra išsilavinę žmonės, mano mama baigė magistrą raudonų diplomų ir kad ir mano sesė paskui dabar baigė Saulė ten garbės lentoj. Saulės gimnaziją baigė visais 10. Ir ten įstojo mediciną ir ten vienu žodžiu, kad čia, Tai tas jau neegzistuoja, nes tu esi tenais, tai dabar, žinai,
Tai vienu žodžiu, tai buvo tiesiog labai labai juokinga matyti tos veidus ir aišku buvo paskaitų, kur man labai nesisekė. Aš buvau tas toksai, žinai, tas pavyzdys, kur yra dalykai, kurie labai sekas ir kurie žiauriai nesiseka. Tai, pavyzdžiui, fizika, tai ten aš tikrai, žinok, su sąsviniais po užpakaliu ten kažkaip ištempiau. Matematika ten irgi jau ten ant tokio bobutės plauko, bet tiesiog, aš moku skaičiuoti pinigus ir tiek man užtenka, žinai. Bet čia iš tikrųjų yra tiesiog tokia edukacijos forma, yra tokia, kai aš studijavau politologiją, buvo filosofijos pamoka apie vaikų edukaciją ir jie labai daug kalbėjo apie tokią mokyklą Summerhill, ten man atrodo, kažkur Anglijoje yra. Ir toj mokykloje vaikai yra direktoriai, jie nustato, ką jie mokinsis, jie balsuoja už programą, pas juos yra visiška demokratija nuo mažų dienų. Ir pas juos yra tas toks irgi įdomus dalykas, kad jie vaikus papildomai veda į tas pamokas, kur jiems sekasi. Nes dažniausiai būna mūsų edukaciniai sistemoje, kad jeigu jai nesiseka fizika, viskas, mes eis 3 kartus per savaitę į fiziką. Tai geras. Būtent, kai realiai tu galėtum savo vaiką, jeigu tu matai, kad jis turi talentą literatūrai, tai tu duok tam vaikui, tegu jis mokinasi tai, kas ten yra, ko reikia, bet ten ir susikuria tas, kad aš pradedu nekęsti mokslo, nes man liepia daryti tai, kam aš nesutverta. Tu prisimeni, aš turėjau, kaip čia jos buvo Vanda vardas, mano matematikos mokytoja. Ir matematikoje papildomai. Tobula mokytoja buvo, žinok, aš kaip dabar prisimenu, duoda jinai man išspręsti užduoti ir aš tokia, žinai. Ir jinai irgi. Ir mes apie beviltiška, tikrai, man taip buvo sunku, bet ant kiek yra iš tikrųjų, mes ir su mama kalbam, kaip yra svarbu, kad tokiem vaikam, kaip aš, tokiem svajotojam, kurie, žinai, pavyzdžiui, aš prisimenu pradiniai klasiai mane mokytoja stumdavo į tą galą, o aš tam gale sėdėdavau ir pieždavau, supranti? Ir mama kiek prašė, ir ėjo, ir piktuoju, ir geruoju, niekaip neskyrė to dėmesio ir pasidarė tokia, žinok, gyvenimiška spraga, tam tikrose, aš tikrai galėjau, mano tėtis mechanikas. Matematikų olimpiadose dalyvauti, tarp kitko tėtis irgi baigė politechnikumą raudonų diplomą. Tai va, o čia, supranti, nuo pirmų dienų buvo pražiūrėta, aš ten toj matematikoje varnas gaudžiau ir nieko man ten nesigavo su tais tiksliaisiais mokslais. Aš galėjau tikrai, gal nebūčiau buvus labai stipri, bet būčiau buvus, ta, kur tikrai nereikėtų labai ten per petį žiūrėti, ką klasiokas rašo. Tai, bet aš su šitu žiauriai straglinau. Mano tikslieji mokslai tai buvo visiška tragedija. Bet žinai, grįžtant dar apskritai prie tos pedagogijos, dar norėsiu jūsų paklausti, kaip pasibaigė visas tas kelias, kaip jis dabar atrodo. Pavyzdžiui, kai aš buvau įstojusi į muzikos mokyklą, aš ją ir pabaigiau, bet iš pat pradžių mano specialybė buvo fortepijonas. Nes kai aš stojau, čia irgi, man atrodo, mes kalbėjom kažkuriame epizode, kai aš stojau į muzikos mokyklą, aš labai norėjau dainuoti. Ir aš atėjau, žodžiu, į tą kabinetuką ir man ten tas vyras, kuris testą darė, žodžiu, jis greitai kažką pagrojo, tu ten ritmą turi suploti ir ten kažkiek padainuoti. Ir jisai, aš nemeluoju, tas testas buvo 1 minutė ir jisai sako, ne, tu tai klausos neturi, tu dainuoti negali, tu eisi į fortepijoną. Ir nežinau, gal jam ten vietų reikėjo tam fortepijonui užpildyti ar dar kažką. Ir aš ėjau groti. Ir aš buvau papuolusi pas tokią, labai prastą pedagogę. Tikrai, aš ta prasme, aš vos, galima sakyti, kiekvieną vasarą grįždavau ir norėdavau mesti muzikos mokyklą. Ir aš jau nuėjau pas savo, mane buvo leidę į chorą eiti, tai atėjau pas savo choro vadovę ir sakau, aš nebeisiu, sakau, aš nebenoriu, pabaigiau tas 4 klasės, ten tu gauni kažkokį pusinį diplomą. Taip. Ir sakau, aš sakau viskas, aš mesiu, aš nenoriu. Ir sako, kas per problema? Jinai manęs išsiklausinėjo, aš jai papasakau, kad man duoda kūrinius, kurie nepatinka, visą laiką prasta energija. Ten jinai, man atrodo, mes su mama buvom girdėjusi, kad ten ir per nagus kažkam duoda, man neduodavo. Bet, ten buvo, žodžiu, problematiška mokytoja. Ir sako, viskas. Sako, jeigu čia yra toks, arba tu eini, arba tu išeini, nes tu dėl šitos mokytojos, arba lieki, jeigu mes pakeisim tavo mokytoją, mes pakeisim tavo mokytoją. Ir ką padarė, žodžiu, mano ta choro vadovė, jinai išrinko tą pačią mieliausią, pačią fainiausią mokytoją, pas kurią visi norėjo eiti ir aš nežinau, kaip jinai mane priėmė. Ir nuo pat pirmos dienos jinai išsiklausė, ką aš norėčiau groti. Ten parinko ir džiazo kūrinius, pamiksavo, kartais reikėdavo papildomai, nes ten yra ta programa, kur tu turi atsiskaitinėti, bet padarydavo, kad man būtų malonu, kad aš labai norėdavau, pavyzdžiui, groti ten kažkokius kūrinius, kur YouTube išgirstau, tada buvo ten YouTube labai, žinai, naujas dalykas. Ir jinai man sakydavo, gerai, mes papildomai šitą darysim, bet aš buvau jos draugė. Ir man, ta prasme, jinai man visiškai pakeitė mano
požiūrį į muzikos mokyklą, man tai nebebuvo, kad aš turiu eiti, nes čia yra dabar jau viskas, aš pradėjau ir noriu čia gauti tą diplomą, aš ėjau, nes man patiko. Tu laukdavai tikriausiai. Aš laukdavau, aš pradėjau papildomai eiti dainuoti, tada aš jau ir dainininkė gera pasidariau. Apie Gintarę pasakoja. Tai ir džiazą, ir operą. Tai man čia mano sesė, žinau. Tai va su mūsų Gintarė panašiai buvo. Aš kadangi baigusi pedagogiką, aš žinau visą tą kelią. Ir kai Gintarė įstojo į muzikos mokyklą, praėjo ten 2 ar 3 metai, jinai ten groja savo laimingą ir mano sesė sako, o tu žinai, kad Gintarė nebenori eiti į muzikos mokyklą ir tu jie čia verti. Ir aš kažkaip su Gintarė pradėjau kalbėti ir Gintarytė sakau, čia yra tokia pat mokykla. Nes jeigu tu būtum nestojusi, į tavo vietą būtų kitas vaikas įstojęs ir jis būtų norėjęs groti ir baigti. Čia net nėra klausimo, tu nori ar nenori. Tu įstoji ir tu privalai užbaigti. Ir sakau, kas tau yra negerai. Aš nepamenu, kaip ten baigėsi mūsų tas pokalbis, bet supratau, kad reikia man nueiti pasikalbėti pas mokytoją. Aš nueinu pas tą mokytoją, man atrodo, mes pakeitėm Gintarei mokytoją. Ir sakau, mums reikalingas procesas. Gausim 6, teks 6, gausim 10, puiku, bet mums neturėtų būti taip, kad aš tau užduodu, tu čia pabarbenk, grįžti namo ir išmoksti. Ne. Mes orientuojamės į mokyklos mokslus, muzikos mokykla, čia yra mums bendram emociniam Būtent, tai žodžiu, ir pasišnekėjai su ta mokytoja, Gintarė kaip tau parinko tokius paprastus gražius kūrinius ir ateidavo ir jinai mėgavosi pačiu procesu. Ir kas gavosi, tada jau tu mokės irgi Kačinausko muzikos mokykloje į estradinį ir kažkaip Gintarė vis ateidavo paklausyti ir Neringos mokytoja. O, sako, gal Gintarė nori ateiti padainuoti, nes sako, aš turiu tą pačią mažiukų grupę, dangiukai. Nueinu aš pas direktorių, gerai sako, rašyk pareiškimą ir žodžiu Gintarė mūsų baigė 2 specialybės. Baigė estradinį dainavimą ir baigė fortepijono klasę. Bet aš mokėjau kaip už 2 specialybės ir Gintarė sakau, Gintarė, pasiliekam tik estradinį dainavimą, nes prie estradinio yra fortepijono pamokos. Ne, sako, aš noriu daugiau groti. Bet kiek daug reiškia, iš tikrųjų. Bet matai, ką čia mes vedam prie to, kad kalbėtis. Kad, žinai, kaip man baisiausia, kai tėvai, matau, pasako, žinai, aš ten vedžiau savo dukrą šokti, nebenori jinai. Ką reiškia nebenori? Tai tu pasikalbėk su savo vaiku ir paklaus, kodėl nebenori. Gal partneris nepatinka, gal kažkokia yra mergaitė, kuri ten kažką sako tau. Ir tas vaikas pašoko, ten paspardė ten kamolį, kažkur pažaidė krepšinį, baigė mokyklą ir neturi jokių talentų. Talentas vaikui, aš galiu pasakyti, tai kaip mane tėvai augino ir kiek aš padariau ir nuveikiau, man šiai dienai mano talentai atveria visas duris. Aš, pavyzdžiui, turėjau Miami dabar per Formulę 1 vakarienę ir ten buvom tiesiog kelios draugės ir pasirodo, ten buvo karaoke. Ir tu supranti, pradėjo panos, taigi tu dainuoji, padainuok, nusakau, nejuokinkit. Atėjo, žodžiu, tos vienos moters sužadėtinis ir pasirodo, tas sužadėtinis yra ten ne šiaip kažkoks vyras, bet jisai yra labai garsus drabužių dizaineris. Kai buvo Kardashian paskutinėme epizode jų kelionė į Indiją, jos dėvėjo jo kurtus drabužius, tos indiškus visus vienu žodžiu. Jisai kaip Zuhair Murat, tokio lygio dizaineris. Ir žinai, ir jie jau ten visą vakarą, padainuok ir galvoju, okei, padainuosiu. Nerija, aš tau nemoku pasakyti. Visas požiūris, visas pokalbis po mano padainavimo pasikeitė. Tu tampi, tiesiog, pavyzdžiui, mano vyras valdo instrumentą. Mes ten kažkada vaikščiom New York'e po Waldorf Astoria, ten butus pardavinėja, vienu žodžiu, ruošė, ten renovacijas darė ir apačioje yra, dabar galvoju, koks ten buvo labai garsus Sinatra. Tai buvo Sinatros fortepijonas, kuriuo jis mėgdavo groti. Būtent tam, žinai, buildinge. Ir jisai, žinok, prisėdo ir pradėjo groti. Ir aš taip žiūriu, o Dieve, kaip aš tave myliu, galvoju, koks tu tobulas.
tiesiog aš nemoku pasakyti, ir dėl to, grįžtant prie tos temos, kad negaliu žiūrėti, kaip tiesiog vaikus tai paima, išima, tai tu įstoji ir kaip mama sako, pabaig, o jeigu yra kažkokia problema, tai tada sprendžiam, kalbam, kas netinka, ir tu būtum, įsivaizduok, dabar neturėtum šitos specialybės, kaip liūdna būtų. Aš išsimaldavau mamos išeiti iš muzikos mokyklos, bet kodėl? Todėl, kad aš labai buvo aišku, kad aš būsiu dainininkė. Jau nuo ten 4-5 metų, aš paskui ten įstojau estradinį dainavimą, jau mane ten kišo į konkursus, jau viskas buvo aišku, kad aš ten būsiu žvaigždė ir dėl to aš pasinaudojau tuo ir išsiprašiau mamos, nes aš tikrai buvau papuolus pas labai prastas mokytojas ir taip jau gavosi. Bet su Gintarė jinai pasimokė ir taip nedarė, nes paskui mano eigoje kelio aš grįžau į muzikos mokyklą, buvau iš tikrųjų priversta grįžti, nes norėjau dainuoti pas vieną mokytoją ir man buvo sudaryta sąlyga. Tai tu įsivaizduok, man 14-likiniai grįžti į 4 klasės solfedžio, tai tu įsivaizduok, aš sėdžiu ten, jau supranti, pana su trumpais jonais, makiažas ir taip toliau, nagai ten, žinai, ir sėdė tokie špingalėtai ir mes solfedžio egzaminus darom ir aš ten, ką jūs čia parašėt. Tai žinok, tai kad taip nebūtų, jūs nedarykite ir žodžiu, visiems sakau, pasinaudokit mamos mano vienu žodžiu patirtim ir tikrai pasikalbėti geriau ir sužinot, kodėl vaikų nebepatinka ir tiesiog tai yra disciplina. Antra mokykla ar kažkoks talentas ar veikimas čia vaikams, tai ką tie vaikai gali suprasti, kai jie yra maži. O šiaip aš mamos noriu paklausti, nes niekada neklausiu, kaip tu sugalvoji iš visi pedagoginį ir į bakalaurą iš naujo stoti, nes čia buvo po sesės gimimo. Tai taip, jo, aš kai baigiau konservatoriją, aš ištekėjau, atvažiavau į Kauną gyventi ir tada gimė mums neringa ir buvo 8 metų pertrauka. Aš nežinau, matomai iš vidaus vis tiek yra tas toks, atrodo, tu turi to mokslo, bet toks kažkaip ir nesijauti užbaigęs tos pilnatvės. Ir pradėjau lauktis antros dukros ir kažkaip tai pagalvojau, kad aš turiu pakankamai daug laisvo laiko ir man yra puikiai galimybė stoti ir užsibaigti aukštąjį mokslą. Taip ir gavosi. Išsilaikiau egzaminus, sėkmingai išstojau, bet jau aš studijavau Kauno muzikos ir teatro akademijai edukologijos studijas. Tai tos disciplinos tos pačios, solfedžio, polifonija, harmonija, muzikos literatūra, visa ta pagrindinė bazė. Taip. Ir aš užsibaigiau tą edukologiją ir vienu metu aš auginau mažą vaiką, aš buvau studentė, aš dirbau vaikų darželį ir aš dirbau mokykloje. Visa kame yra sugebėjimas planuoti. Aš labai stengiausi įdiegti savo dukrom, kad būtinas yra planavimas. Bet ne taip, kad planuoji, aš sėdžiu ir dabar susiplanuoju. Tavo planas turi vykti automatiškai galvoj. Aš turiu būti labai užsiėmusi. Čia mokykla, po mokyklos dainuoti, čia į sportą, čia į šokį, čia pamokos ruošti. Jeigu vaikas turi per daug laisvo laiko, prasideda problema. Jis nieko neveikia. Jeigu tu nieko neveikia ir tu tingi, ir tu nieko nebenori veikti. Kai tu esi užsiėmęs, tavo galvoj visos yra pareigos, tu žinai ten ir tu ir užaugi su tuo sugebėjimu pradėti planuoti. Tai pasižiūrėkit. Taip, aš tikrai turiu paantrinti, nes žmonėm irgi pasakysiu, kai aš mokiausi atvažiavus čia į tą Amerikos jėzuitų gimnaziją, tai vaikai, irgi kartais būna Lietuvoje, matau labai dažnai, kad parenka vieną būrelį vaikam. Kad, jeigu eini ten į karate, tai tu ir karate ten eisi. Bet kaip ir jūs neatsimenu, kuri minėjo, tam bendram išsilavinimu yra tam tikri hobiai, ar tai muzikos mokykla, ar ten, kad ir tą patį karate eiti. Tai ta prasme, tiesiog turi būti kažkoks balansas, nes pavyzdžiui, mano mokykloje būdavo taip, jeigu vaikai stoja į Harvardą, Yale, visus ten tos Ivy League universitetus, pas juos aplikacijoje yra labai ilgas sąrašas dalykų, kuriuos jie turi pažymėti. Ir tu negali tik tais gerai mokintis, tu negali būti pirmūnas, tu visų pirma turi turėti kažkokį tai hobį. Dažniausiai tie vaikai, kurie, tikrai aš iš savo patirties žinau, kurie įstojo tos universitetus, jie visų pirma arba chore dainuoja, arba orkestre groja, tai valdo kažkokį tai instrumentą. Antras dalykas, jie visą laiką priklauso kažkokiam atletų klubui, nes ten irgi sezonais yra. Sportas yra beproto svarbu. Sportas yra beproto svarbu. Ta prasme, kad nereikia galvoti, kad tu savo vaikui turi leisti tik
kartais vieną ir jis jau ten koks bus pervargęs. Jeigu, vat, irgi, kaip jūs sakot, išdėliojate tą tvarkaraštį, viskas yra gerai, kai vaikas yra visada užsiėmęs, nes jam yra skirtingos emocijos skirtingose būreliuose. Yra skirtingi žmonės. Būtent kažkur, ar tai ar gros, ar ten sportuodamas atsipalaiduos. Ar teatras, ar dar kažkas. Tai šitie du dalykai priedoje visą laiką turėdavo savanoriauti ir dar prie viso šito jie turėdavo gerai ir mokintis. Tai va čia irgi labai svarbu, aš nežinau, kaip dabar Lietuvoje vyksta, bet pas mus tikrai buvo mano mokykloje vaikų, kurie iš viso nieko nelankė. Ir tėvam tai atrodė, kad yra labai super, čia reikia tik tai... Tai jis gerai mokosi, tai jis nenori nieko, bet kažkaip užvesti ant kelio tuos vaikus. Čia Amerikoje tai iš viso yra, kalbant apie edukacinę sistemą, tai mes tikrai turėsime atskirą laidą kažkada, bet trumpai papasakosiu, kaip mano vyras į Stanfordą įstojo. Tai iš viso stojamasis buvo esė ir tas esė buvo toks klausimas, tai buvo iš vis psichologinis testas. Ką tu buvai padaręs geriausio kito žmogaus gyvenimą? Ar ten, vienu žodžiu, tai buvo toks psichologinis klausimas, kad ten iš vis nieko bendro nebuvo su tavo balais ir taip toliau. Ir labai tu teisingai pasakei dėl tų visų stojamųjų, nes aš kartais, žinai, net stebiuosi, vat, kaip mes susipažinom, aš jo klausiu, ten kokius sportus, tai ir tenisą, ir golfą, ir krepšinį, ir, viską, ta prasme, tu toks visapusiškas, tai tam, kad tu įstotų, turi jau ruoštis, tenais, pavyzdžiui, jisai sūnų turi, tai jau jam yra 14, tai jisai jau prieš 2 metus pradėjo ruoštis stojamiesiems, nes jisai sako, tu privalai kažkokį sportą pasirinkti, tu privalai kažkokiai organizacijai savanoriauti kažkur, tu negali tiesiog būti toks, žinai, su 10-ukais, nes į tą vietą su 10-ukais stoja 100 000 iš visos Amerikos. Tu turi būti ypatingas, tai dėl to ir sakom, kaip tie talentai yra svarbu ir kaip reikia juos pastebėti vaikuose ir, pavyzdžiui, man pasisekė, kad mano mama ir šiaip ir tėtis yra pakankamai muzikalus. Ir šiaip gal tais laikais, žinai, gal nebuvo to tokio labai didelio laisvalaikio pasirinkimo, kad aš kaip ir dabar prisimenu, būdavo šventės, tai, tokia atrakcija, tai išsitraukia senelis akordeoną, mama pasiema akordeoną, ir groja, ir ten dainuoja. Tai čia būdavo mūsų fun time, žinai, tai... Taip, nebūtina eiti net profesionaliu keliu. Pavyzdžiui, aš irgi pabaigiau ir dirigavau, ir po to ten ir pas kompozitorių jau rašyti, kažką ten bandžiau. Žodžiu, jau kai mane ta mokytoja užvedė ant kelio, tai aš ten viską dariau, bet niekada negalvau, kad aš privalau eiti muzikiniu keliu, nes lankau muzikos mokyklą. Tai yra dalis bendro išsilavinimo, kaip jūs ir sakėt. O kaip apskritai jūs motyvavot Neringą įstoti į muzikos mokyklą? Ar kaip visą tai atrodė? Čia nebuvo klausimo. Nebuvo, tiesiog tu turėjai eiti. Čia toksai, tu eisi muzikos mokyklą. Jo, net neklausiau. Aš tik prisimenu, kai jinai buvo maža, pirmą kartą dalyvavo dainų daineliai, kur jau išiškėjo jos charakteris. Aš nežinau, man atrodo, tu prisimeni. Buvo tokia faina, labai muzikos vadovė ir iškart buvo matyti, kad Neringa labai gražiai dainuoja, paruošė ją į dainų dainelę. Ir mes nuvažiuojame į tą pirmąjį etapą. Ir turėjo dainuoti 3 dainas. Atėjo jau jos eilė dainuoti, 1 dainą padainavo, 2 dainą padainavo ir reikia 3 dainuoti ir jinai, aš persigalvoju, aš nebedainuosiu. Ir mes su to vadovu, Neringutė, čia dar 1 dainelė, o matomai jinai priekį mato tą komisiją, kažką jinai matomai, jinai buvo 5 metų, kažką jinai pamatė. Blogas vibas. Ne, ir viskas, mes jos neįkalbinom. Ir jinai nebedainavo tos daugiau. Tos 3 dainos. Bet ir jūs ir nereikėt, ir neaiškinot, ir nevertėt. Mums labai juokingai buvo. Taip. Bet kaip charakteris, jinai paėmė, sugalvojo ir viskas. Jo, ir nebedainuosiu. Tai jinai, kai jau užaugo, prasidėjo ta mokykla. Man žinokit, čia toks savaime suprantamas dalykas, kad vaikas turi valdyti instrumentą, aš groju, kaip jinai gali negroti. Tai yra nesuvokiama. Jo, bet leido paskui, aišku, gali būti tų tokių, kur ten visiškai ten negabus, bet ateina tų negabių, kurie vis tiek baigia ir
tai bent muzikos literatūrą jie išmoksta. Ar šiaip iš tikrųjų solfedžio yra net moksliniai tyrimai padaryti, kad labai padeda matematikoje, todėl kad muzikoje iš vis, kai tu valdai instrumentą, tavo abi rankos groja, tie vaikai, kurie groja instrumentų, jų smegenis procentaliai daugiau veikia, tie abu pusrutuliai veikia. Tai čia yra mano magistro darbas. Čia tavo magistro darbas? Geras. Taip, aš po akademiją stojau į edukacinės technologijas ir būtent mano magistro darbas buvo, kaip mūsų skirtingi intelektai viena kitą įtakoja. Ant kiek muzika įtakoja kitas mūsų inteligencijas. Tai muzika ir matematika yra labiausiai susiję šitos dvi intelekto rūšis. Nes kai mes valdome dvi rankas, yra emocinis ir tas racionalus. Ir tu juos atskiri, jie abu vienu metu veikia. Ir kitas dalykas, muzikoje tu visada skaičiuoji. 1 ir 2, ir 1 ir 2, ir 1 ir 2. Ir visada. Ir tu ir skaičiuoji. Ir yra atlikti tokie tyrimai, kur labai didžiulę skaičių seka, tu gali įsiminti labai paprastai ritmo principų. Pavyzdžiui, 5, 2, 3, 2, 2. Titita, titita. Ilgiausias skaičių sekas, šitos dvi, kaip čia, sritis yra labiausiai susijęs. Ir jeigu tu muzikuoji, tu esi gabus ir matematikoje. Tai labai paprasta. Aš tai noriu tavęs dar paklausti, kad tu pasidalintum, nes tai gali būti labai įdomu ir įkvepianti istorija, kaip aš labai gerai prisimenu, kaip mama stojo mokytis, kaip stipriai tėtis priešinosi. O Jėzau. Nes buvo tie laikai, kur, kam tau reikia? Ir jūs sakėt, kad tada jau turėjot 2 mergaitės savo, ar ne? Jau... Taip, tai vat įdomu, man būtų, kad tu pasidalintum, kaip tu atstovėjai savo ir išsikovojai, kad leistų vyras studijuoti ir savo karjerą daryti, nors ir kaip ir nenorėjo, ir buvo tas toksai šeimos galva, kur mano moteris nedirbs. O. Nu jo, čia tokia tamsesnė pusė yra, tokia liūdnesnė. Tėtis gal nežiūrės podcast'o? Jo, tai žodžiu, aš esu toks žmogus, aš nelabai su kuo ir tariuosi, ar tu čia man leisi, ar tu čia pritari ar ne. Čia yra mano žemaitiškas charakteris. Jeigu aš jau pradėjau, čia yra pradžia ir čia yra pabaiga. Aš tikriausiai gyvenime nieko nesu, pusiaukeliai kažko darau ir persigalvau, ne. Aš nusprendžiau, kad man reikia ir aš įstojau, aišku, jisai burbėjo, kam tau čia reikia, kam čia tie mokslai, taigi čia dirbsi, auginsi ir viskas fafan, viskas labai gražu yra. Bet aš kažkaip savy tokia jaučiausi kaip nepilnavertė, kaip aš čia dabar tokia protinga ir būsiu aukštoje nebaigusi. Man reikia. Ir tas aukštas mokslas, kaip dėstytoja viena yra pasakiusi, kad jūs, kai įstojate į universitetą, jūs ateinat visi labai jauni ir gražus ir klausia, kas pasikeis po jūsų studijų? Ir mes, iš kur mes žinom, kas čia pakeis? Ir jinai mums sako, žinot, kas pasikeis? Jūsų žvilgsnis. Jūsų kalba taps labiau tokia akademinė. Pas jūs atsiras daugiau tokių mokslinių, akademinių, tiesiog prasiplės jūsų žodynas. Ir tikrai, kad aš pagalvoju, kokie mes ateinam pradžioje, ir atrodo tos paskaitos tokios elementarios, paprastos, psichologija, filosofija, etika, estetika, tu praeini tą bazę ir tikrai po tų 4 metų, tikrai mes, kad ir suaugę žmonės, mes tampam brandesni tokie. Tikrai tas kritiniai tokie įgūdžiai. Taip. Tai va, bet situacija buvo tokia, kad aš įstojau studijuoti ir vyro pozicija, tu čia dabar ir kapstykis. Gintarė mūsų yra mažutė, tu čia pirmakursė, tu čia ir tvarkykis. Ir taip jisai tos pirmus 2 metus jisai ir nelabai ten padėjo. Bet kažkaip, žinot, moteris mes tokios, mes viską galime, mes viską sugebam, viską susiplanuojam. Ir baigiau aš tos mokslus ir ta Gintarė mano užaugo. Aš prisimenu, mama klausydavo naktim ten tos kūrinius. Muzikos literatūros. O Jėzus, ten buvo tragedija, bet prisimenu tave, kad tu naktim mokydavaisi. Aišku, buvo sunku. Taip, vienareiškiai, tai yra aukštasis mokslas, tai yra sunku, ypatingai muzikoje. Muzika, tarkim, tu sėdi prie fortepijono, tau nepadės jokia špalgalkė. Tai jau ką jau išmokai, tą išmokai. Netgi tu tai, ką išmokai, neparodysi, nes veikia ir jaudulys ir viską.
Tai žodžiu. Bet ir sunku tikriausiai buvo be vyro palaikymo. Aš įsivaizduoju, kad mūsų auditorijoje tikrai yra moterų, kurios norėtų, bet kai išgirsta iš ten artimiausio žmogaus, kad ne, jūsų, vat, kaip sako, tas žemaitiškas charakteris tikrai turėjo padėti. Taip, negaliu sakyti, kad visiškai nepadėjo, pažiūrėdavo tą Gintarę, bet tikrai nebuvo, kad, tu čia mokinkis, kaip čia labai gerai, kokia tu čia šaunuolė. O jūs kaip tik tai vežė, ar ne? Kad, aš įrodysiu čia. Gal ten pirmus 2 metus, tai va ir Neringutė kažkiek jau padėdavo, būdavo praugus, nors aš kaip ir sakiau, jos antras vaikas negimė todėl, kad jinai būtų mano auklė. Ne. Ir mama atvažiuodavo, ir sesės padėdavo, viskas tvarkoj. Bet tėtis buvo tas toksai, žinai, seno kirpimo vyras, kur ir tų mokslų gal, tai kam jų reikia. Ir taip pat buvo ir su verslu, kai tu kūrei verslą, aš labai gerai prisimenu, kad buvo tas, kam čia reikia. Nes vėlgi buvo tas laikas, kada tu mokysi ir tu svarstėjai apie tą pedagoginį, galbūt pedagoginę karjerą. O kada buvo pas tave tas virsmas, kada supratai, kad, visgi gal aš noriu kažką kitą dirbti? Jo, žinot, tu ateini į tas studijas toks pilnas entuziazmo, tu tiki kažkom tai. Nes bakalauro studijas aš kai rašiau bakalauro darbą apie viso švietimo sistemą. Ten analizės darėm, koks turėtų būti mokytojas, kad jisai turi būti draugas, jis turi vaikui ne įkišti žinias, o išmokinti mokintis, kad jam būtų įdomu. Daryti tokias pamokas, kad jam būtų įdomu. Aš, kai buvau studentė, dirbau mokykloje, tokiam vienam kaime, muzikos mokytoja. Tai žinokit, aš tikriausiai buvau visų laikų pati geriausia mokytoja. Aš susikūriau savo programą, ką mano vaikai turi žinoti, mes dainuodavom, mes muzikuodavom, aš sakydavau. Bet buvo ten baisu pradžioj, ten buvo kažkokie nevaldomi vaikai visiškai. Ne, tam kaime ne, čia kaip praktika atlikinėjau mieste, bet tam kaime aš prisimenu kažką. Mama kovojo. Tai kaimo vaikai yra visai kitokie, tai aš buvau labai gera mokytoja. Ir aš išsimokinau, jeigu pas mane būdavo kontrolinis, jie galėdavo naudotis viskuom. Aš sugalvodavau tokius klausimus. Kur nėra nieko. Ne, ir būdavo vienas kitas toks. Klausdavau, kas sukūrė Lietuvos himną. Tai didžiai daliai būdavo Landsbergis. Tai sakiau, pas mane turit žinoti, kad ne Landsbergis sukūrė himną. Tai duodavau tokius klausimus, kurie ieškotų po visą knygą. Ir jie skaito. Jie skaito ir sekantį kontrolinti patys klausimai, tą, kad turi žinoti bazę. Ir išmoksti per tą rašymą. Ir įdomu pasidaro. Taip, ir mano būdavo užduotis, kad vaikai gaudytųsi stilistikoje. Kas yra barokas, kas yra klasicizmas, tai ir jiem įdomu. Ir, pavyzdžiui, su mano žiniom jie nueina į istoriją. Ir jie vėl pradeda gaudytis tuose laikmečiuose, nes viskas yra persipynę. Tai va, o koks buvo klausimas? Kaip iš tikrųjų pasibaigė jūsų tas pedagogijos kelias ir perėjote į verslą? Tai va, ir kadangi aš rašiau tą bakalaurą apie tą visą švietimo sistemą, ir aš pradėjau matyti, kad realiai tai yra absoliučiai viskas kitaip. Toliau magistro studijos ir tikrai studijuodama magistrę galvojau, kad stosiu doktorantūrą, kad mano kelias edukologijos kelias, kad man patinka dirbti ir su vaikais, ir su studentais, bet vėl galvodama 5 žingsnius ir prieki, tos edukacinės technologijos gal čia labiau yra švietimo vadyba. Galvojau, gal ateityje ten ar vadovausiu kokiai mokyklą, ar ten vaikų darželį, vis laik taip galvodavau truputėlį karjeros žingsnių į priekį. Tai va, ir studijų metais susidūriau su ta realybė ir pamačiau, kad čia viskas tik yra popieriuose. Niekas neveikia, viskas yra kitaip. Ir po magistrų studijų, kai jau buvo atėjęs laikas stoti tą doktorantūrą, taip pagalvojau, kad matomai tai ne mano kelias. Ne mano kelias ir atsirado galimybė, gavau tokį mini kaip ir pasiūlymą truputėlį nueiti į verslą ir aš pasinaudojau tą galimybę ir pradėjome ieškoti, ko čia Lietuvoje, ko čia labiausiai reikėtų. Tiesiog jau pradėjau matyti, kad paskutinius metus studijuodama magistrę, kad tikriausiai aš čia ir užbaigsiu mokslus ir kad man reikia eiti norint gyventi geriau,
vis tiek einam į darbą todėl, kad turėtumėm Žinoma. nedaugiau pinigų, o komfortiškesnį gyvenimą. Tai ir kažkaip taip toks geras posakis. Ir atsirado mano gyvenime verslas. Bet jūs minėjot, kad buvo tam tikri dalykai, kuriuos pamatėt, kad realybėje viskas yra kitaip ir čia iš tikrųjų yra mano politologijos kelias, Neringa žino, kad aš irgi pamačiau, kad realybėje yra viskas kitaip, ar buvo kažkokie tai kertiniai momentai, kur jūs pamatėt, kad ne, aš ten neisiu, ar tai alga buvo, ar kažkokie dalykai, kur programa galbūt jūs buvot švietimo sistemos kažkaip į rėmus pastatyta, ar buvo kažkokie tai momentai, kurie taip demotivavo? Tai yra keletą sudėtinių dalių, tai be abejo tai yra uždarbis, tai kaip žinot, šiais laikais mokytojai uždirba nepakankamai, kiek turėtų uždirbti, toliau pats darbas, pačios programos ir mokytojai, aš matydavau aplinkoj mokyklai, kokie yra pikti mokytojai, nelaimingi mokytojai, kaip yra jiems sunku, kad vaikai ateina iš šeimų su kaprizais, mokytojas neturi žodžių, mokytojas yra visiškai negerbiamas. Ir taip vadėjusi po truputį ir aš pradėjau savęs nebematyti šitoj sistemoje. Galvojau, gal ten ar į privačią tą mokyklą, bet pradėjau galvoti, gal aš labiau noriu būti ne vidurinės mokyklos ta mokytoja, gal aš noriu sugrįžti į muzikos mokyklą. Tai prasidėjo tokie svarstymai, abejojimai ir ko pasekoju vis dėlto nusprendžiau, kad galbūt aš su muzika nenutrauksiu savo kelio, aš iki šiol muzikuoju, groju vienam tokiam orkestre, akordeonu, esu pati išmokusi groti akordeonu. Vau, aš net nesu mačiusi, kad moteris akordeonu groja. Taip sakė, kas mane pamato grojančią akordeonu, sako, nu čia yra du nesuderinami dalykai. Sako, jūs tokia inteligentiška, graži moteris ir čia akordeonas. Taip. Veža. Jo, tai va, ir žodžiu taip gavosi, kad su muzika mano kelias ir toliau jis yra neatsiejamas ir atsirado taip verslas. Tai labai liūdna iš tikrųjų girdėti, kad jūs nusprendėte išeiti iš tos pedagogijos kelio, nes man buvo tokia pati dilema, kai aš studijavau politologiją ir ne tik tas atlygis, bet ir žmonių požiūris į politikus dažniausiai ir pašiepimai. Nu, ar jūs esate girdėjusios apie kažkokią tai politiką, kur visi myli, nu vis tiek gauna kažkokios tai kritikos, tai aš įsivaizduoju, su mokytojais yra taip pat, tik tais gal dar skaudžiau, nes tu mokini vaikus, su kuriais turi artimą ryšį, nes klasė kiek būna dažniausiai 30 vaikų. Ir tie konfliktai su tais tėvais gali būti irgi tokie sudėtingi, konfliktai gal su direktorium, ar kas ten tą programą sukuria. Tai iš tikrųjų tiesiog norėčiau, kad mūsų auditorija susimastytų šiek tiek ir galbūt pažvelgtų kartais, kai veda savo vaikus į mokyklą ir iš mokytojų perspektyvos, kiek yra įdėta darbo, kiek yra žinių, kiek reikia apgalvoti ir ne tik, ką yra svarbu išmokinti, kokius egzaminus jie turi išsilaikyti, bet kaip pateikti tą informaciją, kad tas vaikas norėtų mokytis. Tai čia tik tais tokia mini priminimas, kad gali būti ir kitaip ir mes prarandam ir gerus mokytojus, ir gerus politikus, tik todėl, kad netitinka indėlis atgalinio ryšio. Būtent. Minėjote, kad pradėjot verslą. Tai būtų irgi labai įdomu, kas buvo ta tokia verslo idėja, kuri jūs taip sumotivavo, kad net pakeitėt savo profesinę kryptį. Na tai va, kaip ir minėjau, studijuodama magistrę, paskutiniais metais, kai pradėjo jau ateiti ta mintis, kad galbūt aš pradėsiu savo verslą, pasitaikė tokia galimybė, bet pasitaikė galimybė pradėti verslą, bet reikia surasti kokį tą verslą. Ir kadangi jau mūsų gyvenimas pradėjo gerėti, vis tiek atsistojom ant kojų, nes ir tėtis turėjo neblogą darbą ir atsirado daugiau jau ir tų pajamų šeimoje. Ir mes kaip moteris labai mėgstam gražesnius dalykus, komfortą ir aš labai myliu savo namus. Mano namai turi būti jaukus, mieli, gražus. Ir pradėjom dairytis ten elementarių, patogių, kokybiškų daiktų, tai kas liečia patalynę, rankšluosčiai, chalatai. Ir kad nusipirkti už realią vertą to produkto kainą, ir nėra Lietuvoje. Ir pradėjom darytis į užsienį ir suradom vieną tokį prancūzų brandą, tai vadinasi Kera Blanc, kuris buvo sukurtas būtent vidutinės pajamas gaunantiems žmonėm.
Tai aš kaip sakau, kiekvienas išleistas litas, euras atitinka to produkto vertę. Tai va ir tokiu būdu po truputį pasirašėm frančizę ir tokiu būdu atvažiavo šitas ženklas į mūsų Lietuvą. Ir mes atidarėm pirmą parduotuvę, tai Vilniui prekybos centre Panorama. Ir iki šios dienos mes esam būtent toj pačioj vietoj, mūsų niekur neiškelia, ten kitus prekinius ženklus kilnoja, mes tam kamputį savo nuo atidarimo ir va jau nuo 2005 metų, tai jau yra 18 metų. Tai va ir aš džiaugiuosi savo klientais, kurie atranda šį ženklą. Bet aš žinot, esu tokia verslininkė, menininkė, aš nieko nepušinu, aš noriu, kad tą ženklą surastų, pamiltų ir įvertintų. Man kai ten per prievartą bruku, pažiūrėjau, koks čia kokybiškas ir tau tai reikia, žmogus pats turi susirasti. Aš galiu ten papasakoti ir tarkim, kai merginas išeina atostogų, aš pati dirbu. Ir tai pardavimai trigubi būna. Jo, ir ateina klientai ir mes ten šnekam ir iškart sako, jūs tikriausiai esat pati savininkė šitos parduotuvės, tikrai taip. Sako, jūs taip įdomiai pasakojat. Man patinka mamos paklausyti, kaip pasakoja apie ten patalynę, sudėtį, nes čia Amerikoje yra labai populiarus ir toks labai vienas geriausių ir prabangiausių, ten tarkim, patalynės brandų, nes man asmeniškai yra labai svarbu patalynė, kokioje aš miegu ir esu mačius, žinok, tiek daug žmonių, kurie yra apsirengę prabangiais drabužiais, važinėja gerais automobiliais, o patalai ten Tarybų sąjunga vos ne taip. Tai kažkaip tam dėmesio kai kurie žmonės visai nesuteikia, bet man tai yra tikra ta prabanga. Man apskritai prabanga yra didžiausia tada, kada jinai yra nematoma. Tai tie žmonės man yra labai turtingi, kurie investuoja į gerus peilius, į geras podelius, į gerą patalynę, nes miegas mūsų, mes 50% savo gyvenimo praleidžiam lovoje. Ir įsivaizduok, jeigu, pavyzdžiui, tu turi sintetinius ten pluoštus ir visa kita, tai aš gerai pamenu, kaip mama jau pradėjo šitą verslą. Mes tikriausiai net iki dabar, tėvai turi ten tokį kaimą, sodybą, ten dar dabar yra tikriausiai tos pirmos patalynės, 13-14 metų senumo patalynės ir jos vis dar yra tikrai gražios, nes prancūzai aišku stovi už savo kokybę ir viską labai ten taip kokybiškai daro, bet vat lyginant, tarkim, čia, kai aš jau persikraušiu ir man reikėjo patalynę susirasti ir visą kitą, dabar aš viską iš mamos pasiemus, nes tiesiog čia yra nesąmonė, už ką mes mokam ir kokia yra kokybė, nusipirkau Frete. Tai Frete yra, ten tikrai gali, aš perku outletuose, jie sako, kad ten yra truputį kitokia kokybė, bet vis tiek iš esmės brangu. Tai ta kitokia kokybė ir pigiau, tai yra, tarkim, už komplektą $500. Atsiprašau, čia kažkam tai yra visai nepigu. O jeigu tu nueisi į parduotuvę, gali ir 3000 už komplektą išleisti. Tai va, tai, žinok, juokiamės su mama, sakau, žinok, nėra ką lyginti. Tai va, vis tiek prancūzai kažkaip tais viską ten kitaip daro. Tai iki dabar, aš miegu Kereblanko pataluose, nors ir Amerikoje viską esam susivežę, žodžiu. Stipri vaikų linija. Ir ateina šeimos su vaikučiais ir aš negaliu atsižiūrėti, kaip vaikam labai yra svarbu ir patalynė, ir halatai. Kad jie būtų tokie spalvoti, žinai, visokie pagal animacijas. O prancūzai, aš kaip sakau, jų fantazijai, tai ribų nėra netgi. Parašysim laišką Labubu, kad padarytų Labubu patalynės. Padarys kolaboraciją. Labubu, tai būtų geriausia. Išprotėtų lietuviai. Jo, ir tarkim, yra patalinių, kur su debesėliais, su avytėm ten ir užsiūtos tokios kišenės. Ir klausiam, kam ten tos kišenės, kelios kišenės. Ir aš, kai nuvažiuoju į kolekcijos pristatymą, kiekviena patalynė turi savo istoriją. Ir galbūt aš kaip pamatau, kaip gimsta patalynė, kaip gimsta tie ornamentai ir man kažką reiškia, nes kiekviena jinai turi istoriją. Ir šita vaikiška patalynė su tom kišenėm ir jie pasakoja, vaikai į savo lovą susineša viską, knygutės, žaislus, ten flomasterius, jie ten piešia. Ir kad jie miegotų visi kartu, jie pažaidė, susikiša į tą savo kišenes. Gerai. Paskui kitos prieš kalėdas visada išeina patalynės su tokiu barkodu. Ir žodžiu, Prancūzijoje nuskanuoja tą barkodą ir per telefoną seka pasaką, bet jie seka prancūzų kalba.
Paskui kitas naujausias patalynės rūšis, jie siuva, uždeda tokį printą su tais fluorescenciniais dažais. Ir tai yra daug žvaigždučių. Ir prie šviesos tie dažai įsigeria to šviesos ir kai išjungia šviesą, vaikas miega, čia kosmosas ir šviečia to žvaigždutės, ten kokie 20 minučių. Aš pati net susigundžiau, dabar man reikia ir mano sesėm reikia. No, tai va, tai čia būna atvažiuosi į Kauną. Tai va, tai ir kai sako, ar tai svarbu, ar pirkti ten tokią ar tokią, man čia yra didžiulis skirtumas. Taip. Ir kitas dalykas yra labai gera žaliava. Tai nuo ko priklauso šitos mūsų tekstilės kokybė? Nuo žaliavos. Jeigu šito žaliavos gautų visi tekstilininkai, prisiūtų tų patalinių gerų, bet tiesiog jos negauna. Tai yra pasirašytos griežtos sutartys, tam tikri prekiniai ženklai turi galimybę gauti labai kokybišką žaliavą. Ir kalbant apie patalinę, kuo jinai labai yra išsiskirianti? Todėl, kad keletą naktų ir jaučiasi tas šviežumo jausmas. Tu pasikloji patalinę ir 1, 2, 3, 4 naktį, jinai tau yra šviežia. Va čia šitas svarbiausias dalykas. Ir, pavyzdžiui, kai renkasi žmonės atostogas, renkasi geriausius viešbučius, bet tu ir moki iš tą komfortą. Aš pavyzdžiui, noriu tos lovas. Aš kaip praveriu duris, tai mano pirmas žvilgsnis yra į lovą. Kokia patalinė, toliau rankšluočiai, chalatai. Tai va čia ir yra. Tai yra pagarba savo ir prabanga, kaip tu sakei, bet ir pagarba savo. Bet šiaip aš suprantu, žinokit, kodėl jūsų pardavimai būna didesni, kaip Erika sako. Nes tą žinutę iškomunikuoti yra labai svarbu ir akcentuoti dalykus, kurie yra ir nauji, bet ir kaip jie gali patobulinti tavo gyvenimą, nes tikrai tai yra man tai labai keistai, ateina, sako, rankšluos pats didžiausias, 50 eurų. Kaip brangu. Ir žiūrim, už kampo yra vinoteka ir išsineša ten maišus, ten gėrimų. Alkoholio, taip. Ten yra tikrai labai pigu viskas. Bet jau rankšluostis už 50 eurų, kuris ten 10-15 metų, jisai bus tau geras, tu su juo nesinervuosi ryte, jisai nusivalys, nebūsi aplipęs 2 dienas. Taip. Ir kitas dalykas, kaip yra atskirti gerą tekstilę nuo prastesnės. Po kelių panaudojimų neįgauna blogo kvapo. Kiti rankšluosčiai tikrai jie įgauna tokias rūgšties. Jie nedžiūsta ir pradeda... Ir drėgmėstas, taip. Tai jeigu rankšluostis, kaip sakant, lietuviškai neįgauna blogo kvapo, jis tai yra kokybiškas. Iš tikrųjų, manęs labai dažnai klausia ir Instagrame, ir visur, ir draugės, kaip tavo mama, kai jūs turite tokį artimą ryšį, tvarkosi su tuo, kad jūs nesat kartu. Tai labai dažnai manęs klausia, tai tu va dabar ir atsakyk. Kaip su tuo tvarkaisi? Visko būna. Tikrai būna tokių dienų, kad vaikšto aš viena ir suspaudžia širdį. Tikrai būna. Ir ta ašara ištrykšta. Bet technologijos yra tokios, kur mes tikrai labai dažnai ir susiskambinam, ir susirašom, bet žinokit, yra keistas dalykas, aš vis tiek širdį ten turiu tos 5%, kad galbūt jinai grįši tą Lietuvą gyventi. Nu, vat yra tas toks, kad tu nenubraukiai, vis tiek lieka ta tokia mini tas procentas, kad galbūt jinai grįši tą Lietuvą. Šiaip yra sunku, bet suprantat, kas yra keiščiausia? Mes, kai jas auginam abi, visada su vyru taip sakydavom, reikia taip jas auginti, kad jos niekad neišvažiuotų iš čia. Ir kai mes ten draugų rate ar kalbėdavomės ir pasakodavo kiti ten su pasididžiavimu, mano ten išvažiavo į Londoną, mano ten gyvena Norvegijoje. Ir aš sakydavau, ir jūs čia mato tame laimę? Aš auginu vaikus, nu mes čia turim būti kartu, bendrauti, šventės, viskas. Nesakau, kad ten reikia kartu gyventi. Ne, bet tas jausmas, kad va gimtadienis, tu padarai pietus, atvažiuoja. Bet aš to, žinok, taip pasiilgstu, man taip fainai, va dabar kaip mama Los Andželė, žinok, man pirmiausia tai kaifas su mama miegot. Mes išvarėm vyrą, žodžiu, mes dabar dviese. Žodžiu, mes viegam toj lovai kartu. Mama vakar sako, o kaip čia prisikvepinus atėjai į lovą? Sako, ką čia prisidėpi? Sakau, čia žinok, aliejus.
ryte atsikeliu, žinai. Balandėlius padarė, Jo, tai taip. mes darėm balandėlius, mama. Aš tik pasakiau, kad žinok, kaip pasilgo balandėlių, tai darom. Bet man ta, žinok, labiausiai tas fainiausia ir aš tą Lietuvoje prisimenu, tą, žinok, kavytės gerimą ryte. Atsisėdam, mes visus apkalbam, apipletkinam žodžius savam ratukį, žinai. Ten gersi kavos, padaryt kavos, padaryt pusryčius, tai va šitas labai fainai. Tai labai labai trūksta, bet aš matau, kad sesė irgi, va, ant kiek tas, žinai, įprotis yra. Tai va tas toks pasiskambina, mama ten pietus daro atskirai sesiai su draugu ten ir savo, ir va šitų dalykų aš labai pasiilgsiu. Bet atvažiuoju, aš turiu kažkur giliai širdį 95%. Tikisi, kad tėvai atvažiuos pas mane. O norėtumėte atvažiuoti, kaip jums apskritai tas Los Andželas ir ar jūs per neringą pirmą kartą atvažiavot? Taip. Galiu tik tai pasakyti, su kiekvienu atvažiavimu aš pamilstu šitą šalį. Bet žinot, koks yra skirtumas? Aš visada savo užduodu tokį klausimą. Klausyk, tu čia atvažiuoji svečio teisėm. Tau čia nieko rūpintis nereikia. Čia būna programa, full, viskas. Sudėliota, sugalvota. Viskas, geriausi restoranai, bet ne restoranai yra čia tas svarbiausia, bet vis tiek tu nueini vakare, pavakarieniauti, ta visa aplinka, tie visi žmonės. Čia mes sugalvojom į Santa Barbara, Santa Monika, aš jau tiek čia visur esu apvažiavusi. Taip, į Las Vegasą porą kartų, mes nuskridę ten, kur mes gyvenam. Geriausia viešbutį, aš turiu gauti pačią geriausią ten tą patirtį, tos įspūdžius. Mažiau tikrai ne, mano mamai nebus. Tai aš, kai čia atvažiuoju į svečius, tai man labai gerai, aš čia atvažiavus net $1 neišleidžiu, tai kur čia gali būti blogai? Tai va. Man. Jo, bet aš savo užduodu klausimą, jeigu aš jau atvažiuočiau čia gyventi, tai yra gyvenimas, tai tu turi susirasti, kur gyventi, iš ko tu gyvensi. Nu, taip racionaliai reikia. Taip, įsiverti. Draugų tai aš susiraščiau. Bet žinokit ir verslą pradėtume. Čia yra tikrai tokios verslo galimybės, ta prasme, jum atvežti savo patalus, čia tikrai nebūtų sudėtinga. Mes padėtume tikrai. Ne, bet iš tikrųjų, tai aš ir mamai visą laiką sakau, kaip, žinai, reikia jau važiuoti į oro uostą, jau tikrai būna liūdna ir visa kita. Ir aišku, ta kaliforniška saulė, jinai tikrai užburia, ypač kai tu atvažiuoji čia svečiuotis. Taip. Tai aš visą laiką sakau, mamytė, žinok, kai gyveni čia yra kitaip. Bus tų dienų, kai tu ir tos gražios saulės nematysi, bus kitų iššūkių. Žinot, kokia yra atsisveikinimo taisyklė? Susiplanuoti sekantį kartą, kada aš atvažiuosiu. Ir mes jau esam suplanavę. Tada iki kito karto. Iki kito karto. O pavyzdžiui, tau buvo, įdomu būtų dabar išgirsti, ar tau buvo tokių šokinių momentų, kas buvo labai keista? Jeigu tau reikėtų įvardinti dalykas, kas tau čia yra keista, lyginant su Lietuva, pavyzdžiui. Aš nepasakyčiau, kad kažkas labai keisto, bet man yra labai miela tas žmonių geranoriškumas, toks pozityvas. Tai tau netrodo, kad čia fake pasakyti? Visiškai ne, nes tai yra taip paprasta, taip nuoširdu. Ir kitas dalykas, aš čia tiek gaunu komplimentų iš moterų. Vakar mes vaikštom po parduotuvę ir ten Neringa nuėjo ten armatuotis ir aš vaikštau tokia, ta mano anglų kalba tokia yra labai fun, tokia juokinga, aš ten pusę suprantu, pusę nesuprantu. Ant tavęs mūsų sekėjai sakys, kad per daug angliškų žodžių. Jo, čia jau sako fun. Jo, ir čia tokia moteris paprasta vaikšto ir jinai atsisuko ir sako, o kokia jūsų graži eilutė. O aš paprastai apsirengusi, ten paprastos, gražiai ten gal to šviesės. Aš ateinu, mama sako, tu įsivaizduoji, jinai man pasakė, kad aš gražiai atrodau, sakau. Pas juos čia kaip įgimtas toks dalykas, kad jie turi komplimentą, jie neturi pasakyti, jie neturi sukelti kažkokio tai diskomfortą, ypač jeigu tu nematysi to žmogaus niekada daugiau. Kodėl tu turi dabar jį ar sukritikuoti, ar piktai kažkaip pasižiūrėti? Man ta irgi kultūra jų labai patinka. Jo, paskui dar vienas dalykas, kur galbūt aš tikrai taip gerąją prasme šoką gavau, kai mes buvom kartu su tėte atvažiavę ir buvo Halloween'o šventė. Ir mus nusivežė Neringa pas savo draugus. Ir tie draugai mus nusivedė pas savo draugus. Ir žodžiu, ir mes ten ateinam,
ir prasiveria ten tos duris ir mes įeinam kaip geriausi draugai į tuos namus, ten sveikinasi. Čia žiūrėkit baras, čia jeigu norit valgyti, namai didžiuliai, ten virtuviai šefas darbuojasi, ten ruošia užkandžių, žiūriu, ten ateina pulkas mergaičių iš to kaimo, to rajono. Atviros duris visiems, visi bendrauja, visi laimingi. Nu, va šitas dalykas, tai man, aš taip žiūriu. Kaip gera, kad pastebėjote iš tikrųjų. Aš taip žiūriu ir galvoju, bet... Nu taip, tiesiog gal mes esam ta kultūra tokia, ne tai, kad pasakyti, čia buvo kažkoks komentaras pas mus, kad mes kažkaip gal kalbam, kad oi čia Lietuvoje taip, o čia taip, mes tiesiog norim parodyti kultūrinį skirtumą ir mes dėl to nesam kalti, kad mes esam užaugę ten, tarkim, toje Europos dalyje, kur, tarkim, mes patyrėm ir priespaudą, ir buvom trimti, ir mes bijom žmonių, mes bijom to, žinai, kaip vadinasi, miksavimuose su žmonėm, to artumo gal bijom ir mums reikia laiko apsiprasti su žmonėm, su jais susidraugauti. Mes turim tą atstumą, nes aš kaip ir čia vat, ir su draugiam, ta pati pradžia, tai aš turiu tą nuomonę tarp draugių, kad, nu, aš nesu ta tokia, kur ten, ten, žinai, per 5 minutės geriausia draugė. Ne, man reikia laiko. Ir kai atvažiuoja tėvai, o jiem iš vis čia nepažįstamas kosmosas, mano tėtis sako, kaip čia, kas čia dabar, o čia sako, galima valgyti, čia galima atsigerti ir bet tas toks šiluma, bet man, žinai, kas labiausiai padarė įspūdį, kad visiems labai įdomu. Kas tu, iš kur tu, kur ta Lietuva, o jums čia patinka. Ir tas, žinai, tie žmonės, jie iš vis tokiam statusai yra, kad jie net neprivalo bendrauti. Čia kažkokie žmonės, kažkieno ten draugo, draugės, ten tėvai. Ir tas toksai man labai gražu buvo. Tas žmogiškumas, tai vat, gal tiesiog mes pasakom ir rodom tos skirtumus, jum įsikvėpti, kad kartais tiesiog galima atvira širdim gyventi, kad gal nebijot ir tiesiog eiti, net nesakyti, prekybos centre Panoramą eisit ir šipsokitės vieni kitiem. Nereikia ten žiūrėti, kad ką čia apsirengus. O tiesiog į tai žiūrėti truputį su lengvumu, ar kažkaip tais paprasčiau, ar, nu, va, apsirengus keistai. Nu, good for you. Nu, ta prasme. Taip, aš tau paantrinsiu, aš visada irgi sakau, kai mes kalbam apie kažkokius tai dalykus, arba aš ten vlogus įvairiausius darau, parodyti, vat, ką veikia ten turtingi žmonės, kurie ten kavą geria. Ir ne dėl to, kad kažkam sukelti pavydą, ar kad mes norim sužeminti, kad kažkas... Arba pakelti kažką, būtent, kad va čia tu turtuoliai. Kad mums čia geriau yra, o parodyti what's possible. Ta prasme, kas yra įmanoma, taip, ką galima adaptuoti į savo gyvenimą. Tai visiškai kaip tu ir pasakėjai. O man iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti, aš nežinau, kiek jums yra metų, bet žinau, kad esate užauginusi neringą ir žinau, kiek neringai yra metų, tai galiu tik tai spėti, bet negalima atsistebėti jūsų odos grožių ir plaukų grožių ir išlaikytą figūrą. Pasidalinkite savo grožio paslaptimis. Norit ir jūs būti tokios gražios. Taip. Žinokit, mergaitės, pagrindinis dalykas tai yra pirtis. O kodėl aš pradėjau eiti tą pirtį? Tai buvo 30 metų atgal. Tai įsivaizduokit, aš 30 metų einu į pirtį. Žodžiu, tėtis, mano vyras, pradėjo lankytis į miesto pirtį ir lankosi, jau čia metai antri ir žiūriu, jisai jaunėja mano akyse. Ta oda, jisai grįžta, naujagimė oda. Bet tai buvo tas pirmas postumis, kad galbūt ir aš turėčiau pradėti lankyti pirtį. Aš lankydavau paprastą pirtį, bet pirtį, ką reikia suvokti, kad tai jokio maisto, jokio alkoholinių gėrimų, tai yra visas dėmesys savo į kūną. Tai turi būti rusiška pirtis, su vantom, tai yra ritualas. Toliau kas? Toliau šiuolaikinės procedūros. Kaip ir neringa. Pasakok jau, ką daraisi. Jo, tai aš labai... Visos klausia Instagram'e. Jo, tai pagrindinė procedūra, ką aš darausi, tai vieną kartą HIFU procedūra. Vieną kartą per metus HIFU procedūra, toliau yra frakcinis lazeris. Tas odos nušlifavimas ir mano gydytoja, kuri prižiūri mano veido odą, yra sakius, kad būtent mano riebiai odai reikalingas pats stipriausias frakcinis lazeris. Man šitai procedūrai reikia prisiruošti. Toliau priemonės, gera priežiūra, svarbiausia, norint turėti veido gražią odą, reikia labai švariai ją nuvalyti. Tai va, tai nusivalai veidą, toliau atsirenki pagal veido tipą visus kremus,
Tai kaip Neringa yra minėjus, tai yra viena pagrindinių Lemių kosmetika ir kita Ritualis. Iš Ritualis. Mes panašiai naudojam, bet mama, kadangi yra beodė, tai jai kai kurie produktai mano netinka. Bet iš esmės tai tikrai mama buvo tas žmogus, aš esu pasakojus ne kartą, tikrai net tais laikais, kai nieko nebūdavo, aš prisimenu, jinai vadovavosi tokiom paprastom taisyklėm, mažiau, bet kokybiškai. Vienas kremas, galiu sau leisti vieną kremą, tai vieną gerą kremą, galiu sau džinsus vienus leisti, tai vienus gerus džinsus 3 metam, negu ten, žinai, 10 iš 25-mečio turgus. Tarp kitko, mano buvo mėgstamiausias turgus, aš ten labai temdavau mamą. Tai va, bet tos procedūros, tai irgi, ką aš pasidarau, tai mama, pasakok, tai mes vieną kitą, bet mama labiau gal tokiais holistiniais užsiemusi, vat, jinai ten žino visokius ten vitaminus, ten man visokio grybų priveža, ten, aišku, labai pirti man sako, eik į pirti ir visa kita. Tai jinai daug tų tokių, žinai, namų gamybos visokių, ten prisimenu, tu namuose kaukės tam plaukams darydavaisi. Bet aišku, mama darosi ir injekcijas, tai ten botuliną susileidžia kartais, ne kartais, kada jau yra tas poreikis, tai, bet tu vis tiek esi tas egzempliorius, kur tu daraisi viską ir kartais moteris klausia, ką tavo mama daro, tai ten tikriausiai jos galvoja, kad kažkoks yra stebuklas. Nieko stebuklingo, tik viskas su saiku. Taip. Tai yra moteris tavo amžiaus, kur atrodo ten, žinai, visos ištemptos ir visa kita, bet galima visą tai daryti laiku, kada reikia, ne per daug ir turėti tą ir natūralų vaizdą, tiesiog, kad tas senėjimas yra kiek įmanoma labiau pristabdytas, bet vis tiek mama labiausiai, ką jinai prisižiūri, tai maistas ir fizinis aktyvumas, tai čia tikriausiai daugiausia prisideda prie to išorinio grožio. Tai labai iš tikrųjų įdomu girdėti, nes jūsų oda tikrai labai graži ir žvilga, aš net nebejoju, kad mūsų auditorija tikrai tą pastebės. Tai kaip supratau, jūs neeksperimentuojat, neieškote, nes iš tikrųjų dabar industrijoje, kadangi mes su Neringa tai daug TikToko žiūrim, nežinau, Neringa, kiek tu. Aš žiūriu. Tai ten, žinai, kad atsiranda pastoviai ten naujas ingredientas, ten lašišos sperma, mes kalbėjom ir panašiai. Jūs domitės tokiais ar labiau po tokiais iš senai patestuotais produktais dažniausiai tikite? Aš gal esu iš tų, kur senais produktais. Jeigu jau Neringa pasako, kad mamytė šitas geras, tau turėtų tikti, tai man, mikroadatinę, sakau, mamai darytis procedūrą. Tai darykis mikroadatinę. Iš mūsų epizodo iš tikrųjų daug kas sako, aš net nebuvau girdėjusi, čia pas mus viena populiariausia. Mama, žinau, užsirašė kažkokius, sako, Jėzus, kaip įdomu tie jūsų podcastai. Po kiekvieno podcasto mama rašo, kaip patiko. Žinok, sako, ten prieš važiuojant į Ameriką, kažkokį ten, sako, nerijos jūs užsirašiau. Sakau, va čia tai geras. Tarp kitko, tas vienas produktas aš irgi labai noriu išbandyti. Tai iš tikrųjų, tai žinok, aš susisiekiau su tuo bearskin.lt, man žmonės rašo, sako, viskas išparduota, sako, mes nieko nebegalim rasti, tai iš tikrųjų aš kalbėjau su jais, kad yra pakaitalų, žodžiu, tai linijai, tai aš kalbėjau apie Vyty Cosmetics, tai tikrai rekomenduoju išbandyti, ten tos mikroadatėlės, tai jos atidaro tos kanalus, tą nušlifuoja odą, iš tikrųjų mums, kadangi mūsų riebesnė yra oda, labai geras produktas, bet sakau, tas man tai tokia revoliucija yra tas PDRN serumas, nes visi čia dabar kalba apie tą lašišos spermos denier. Tai būtent ir man pabandyti. Tai žinai, tas Vyty Cosmetics, tai yra iš ženšenio, bet yra pas juos, kadangi yra išparduota, pasidalinsim, pas juos puslapį yra Medicube. Tai Medicube yra tokia kompanija, kuri apskritai išpopuliarino šitą ingredientą. Ir pas juos yra serumas, kuris yra, galima sakyti, analogas, bet tą PDRN, pas juos jau tikras tas lašišos spermos denier fragmentas, jie maišo dar su kitais ingredientais. Tai peptidai, keramidai, hialurono rūgštis, cinamidas, man atrodo, būna. Ir iš tikrųjų, kai aš tariausi su jais, mes apsikalbėjom, kas turėtų būti rutina ir panašiai, jie tarp kitko sakė, kad labai yra geras produktas vyresnio amžiaus moterims. Dažniausiai, kai mes galvojame apie korejietišką kosmetiką, galvojam, kad tai čia jaunom panom, kad ten, nes jinai yra prieinamesnė, jinai spalvota atrodo ir panašiai, bet tie ingredientai pas juos yra atrinkti tokie, kurie ne tik stiprina tą odos barjerą, bet ir užtikrina regeneraciją. Ir ten, apskritai, kaip atsirado tas lašišos denier fragmentas, tai jis jau iš labai anksti buvo naudojamas randus išnaikinti. Ir ten, pavyzdžiui, kažkam ar po aknės lieka, ar dar kažką. Bet, iš tikrųjų, labai geras produktas, tai žmonėm, kurie neranda dabar ką pirkti vietoj Vyty Cosmetics, tai aš pati iš Medicube naudoju ir jų serumą, ir yra, tarp kitko, įdėsiu video, parodysiu, yra tokia
Manasi kolageno wraparound kaukė. Tai tu užsitepi ir atrodo kaip kažkokius klijus. Tam pas jos, nusakau, visiškos inovacijos. Ir po kokių ten kelių valandų susiformuoja toks kaip, nežinau kaip pasakyti, film, žinai, toks antra oda ir po to tu kaip gyvatė, žodžiu, išsilupė. Ir tikrai, žinokit, yra tas korėjiečių stiklinės odos efektas. Tai labai rekomenduočiau išbandyti, Vytai Cosmetics, jeigu nėra, Medicube tikrai labai yra geras pakaitalas. Tai jeigu reikėtų taip įvardinti kelis tokius esminius dalykus, moterim, kurios galbūt tavo amžiaus jau yra, arba ten artėja prie tavo amžiaus, keli tokie kertiniai dalykai iš tavo grožio ir sveikatinimosi rutinos. Tai būtų pirtis. Pirtis, sveika mityba, fizinis aktyvumas, geras miegas, pasistengti jokio streso. Nu, čia neįmanoma, bet tarkim mažiau. Viską žiūrėti per humorą. Mama tikrai šitą moko. Ir jaučiasi iš jūsų balso, jūs tokia rami ir nėra kažkokios, tai žinai, būna reakcijos pa žmonės, kur ten greitai, aš taip irgi kartais darau. Ir kūnui sukelia tai streso, kartais tu nepastebi, bet tai nežinau, kaip jūs išlaikote, bet tikrai labai jaučiasi ramuma iš jūsų. Jo, aš kantrybės turiu begalinės. Tikrai. Mums pasisekė visiems. Man, tėčiui, sesiai tikrai taip. Tai va ir pagrindiniai dalykai. Ta asmeninė higiena visą laiką nepamiršti, kad kosmetologas yra draugas, reikia karts nuo karto nueiti, išsivalyti tą veidą. Ir viskas. Ir pagrindiniai šitie būtų dalykai. O kaip su alkoholiu? Įdomus klausimas būtų. Tikrai įdomus klausimas. Ne, viskas yra su saiku. Piknaudžiauti nereikėtų. Pas jūs nėra taip, kad dieta kažkokia ten yra specifinė. Sveika mityba yra balansas, ar ne? Ne tik vištytė su brokoliu. Aš prisimenu, kaip aš pradėjau laikytis mitybų, mama sakydavo, kiek tu daug valgai, kam čia to maisto. Ir aš mamas, čia taip reikia, buvo tie skirtingų, čia nepasakoju apie tą ten prieš metus, kur ten truputį kitai buvo jau, bet anksčiau, kai visą gyvenimą bandydavau pilą numesti, tai ten buvo vienu momentu kažkokie treneriai, kur 5 kartus per dieną reikėdavo. Nu, tai mama visą laiką mane mokė ir davė tą pavyzdį, kad daržovės. Visą laiką aš prisimenu, kai gamindavo mama daržovės, močiutė visą laiką riebiai viską ten žodžiu, sviestas, visą kitą. Mama taip lėsiau, visą laiką viskas lėsiau, apgalvotai, ne per daug ten, kad ir sako, alyvuogių aliejus labai sveika. Ir pila ten, žinai, pusę ten to, žinai, butelio. Tarsi viskas turi būti su saiku, nes mes prisirankiojam tų riebalų visur, ten to cukraus ir visą kitą, tai mama irgi buvo tas pavyzdys man, kur taip viskas saikingai. Ir man jinai tikrai nebuvo ta mama, kur mane tikrai skatino valgyti. Ir visą laiką mane pristabdydavo. Ir tu mane 12 metų nusivedė į sporto klubą pirmą kartą. Tai čia to pasekoje, taip ir mano ta visa kelionė fizinė irgi prasidėjo. Kas liečia tą mitybą, tai aš visom patariu klausyti savo organizmo, jisai pats pasako, ko jisai nori. Mat ko jisai nori valgyti. Ir tarp kitko, niekada gyvenime nesu sakiusi joms, ateikit valgyti. Pas mus būdavo taip, mamytė, ką valgysim, kada valgysim. Pasiprašydavo. Ir nuo gimimo, ir kai žindžiau, norėdavo jos jokių taisyklių. Vadinasi, nori ir valgo. Neverkia, nenori, nevalgo. Ar paauglystė, ar užaugus, bet kai jinai pasakoja ten tos 5 kartus per dieną, sakau, čia yra per daug. Tai labai ačiū mamytai, kad jinai atėjo pas mus šiandien, pasidalino šiek tiek savo gyvenimišką patirtim. Įkvėpė mus. Ir aš šiek tiek daugiau sužinau, kaip sakant, tikrai labai buvo tokių, manau, vertingų patarimų. Daug kas galbūt žiūrit, yra panašaus amžiaus kaip mano mama, o galbūt esat kažkokioj kryžkeliai, galvojat ar studijuoti, ar keisti kažką. Tai aš, kaip sakau, mano mama yra tas toks variantas, pavyzdys, moterimis įkvėpti, kartais nebijoti ir turėti savo aš ir pasiskolinti galit tų žemaitiško temperamento, kartais tikrai reikia dėl savo svajonių pakovoti net su savo artimiausiais žmonėmis. Tai va, tai labai ačiū, kad atėjai ir tikiuosi, kad tai nebus paskutinis kartas. Aš irgi tikiuosi, tikrai labai ačiū už jūsų pamokas. Ačiū mergaitės, kad pakvietėt ir aš ką palinkėsiu jums didžiausios sėkmės. Ačiū.